Tai gerai, sveikučiai. Mes su Karoliu taip linksmai pradėjom savo šitą susitikimą ir gal bus įdomu žmonėm sužinoti, kas iš viso čia vyksta. Tai su Karoliu tiesiog susirašinėjom Instagrame. Karolis sako, turiu idėjų. Sako, gal po Svogūnų, aš kadangi esu ir ūkininkas, sako, po Svogūnų sodinimo susibėgam, aš sakau, tai kad dar už 4 mėnesių, jeigu idėjas geros, tai reikia dabar imti ir daryti. Susibėgam dienos pietų Kiniečiuose ir sako Karolis, gal vis tiek, abu turim patirties, gal kažką galim įdomaus paplėpėti, susėsti, vis tiek kažkam reikia Bačiulį Ramanauską pakeisti. Juokauju, bet ir ką, nusprendėm susėsti ramiai, draugiškai, pasidalinti savo patirtimis. Pasaulio dabar vis tiek vyksta daug įvairių įdomių dalykų. Kažkiek esam su kiekvienu dalyku, kas dabar vyksta, iš dalies susiję ir apie tai galim papasakoti. Ir manau, kad valandėlę, gal ilgiau. Jo, tai praleisim kartu bendrą laiką, padiskutuosime aktualijom ir viens kitam klausimų užduosim. Kaip matau, renginio vedėjas, laidos vedėjas turi paruoštų klausimų. Jo, tiesiog vakar sėdau, pagalvojau, kad mes galim kalbėti aktualijom, bet gal būtų lengviau, jeigu žmonės užduotų klausimų ir kalbėtume būtent apie tai, kas žmonėm įdomu. Jie tų klausimų uždavė, manau, per juos ir pereisim, bet gal pradžiai, gal kažkas pirmą kartą mato ar Karolį, ar mane. Tai kaip save, Karolį, pristatytum žmonėm? Anksčiau pristatinėdavau save daugiau kaip iš verslo pusės, tai žmogų, kuris užsiema verslu, tai verslininkas. Dabar aš matau, kad jau mano ta asmenybės identitetas jisai ganėtinai pakitęs. Tai anksčiau, kai būdavo, ką jisai veikia, ką jisai daro, tai jisai užsiiminėja projektavimo verslu, tam tikrais kitais verslais. O dabar žiūriu, kad aš jau tampu po truputį lašas po lašo toksai visuomenininkas. Aš tavęs taip ir laikyčiau visuomenininku. Taip jau gaunasi, kad toksai žmogus, kuris, dar kiti sako, žmogus, kuris visada būna pakeliu į Ukrainą. Tai va toks reikalas, kiti sako, tai jis fainas bičas, ten va būtent tas visai yra. Tai va aš nežinau, kuo aš esu, dar iki galo neišsigryninęs esu, bet matau, kad daugybę rolių turiu. Gal Dievo pasiuntinys tave galima pristatyti? Jeigu tau Dievo pasiuntinys, tai tikrai tinka. Aš save irgi, iš tikrųjų dabar, kai susižadėjom praėjusią savaitę, iš 3 gal portalų rašė, norėjo sužinoti apie sužadėtuvės ir man kilo klausimas, o kaip mane pristatytų tam straipsnį? Kaip seniau vis tiek esu buvęs keletą laidų kaip ūkininkas, kadangi turiu ekologinį ūkį, pasakoju apie ūkį, bet šituo laikotarpiu kažkaip norisi save pristatyti kaip rezervo karį. Aš esu Lietuvos kariuomenės rezervo karys. Ne karininkas, karys. Kartais žmonės galvoja, kad gera informacija yra tik iš ten aukščiausių vadų, generolų, bet labai dažnai daugiausia gali papasakot iš praktikos apie situacijas pats būdamas karys, nes aš esu susidūręs gyvenime ir su žmonėm, kurie reguliuoja, kad kariuomeniai nieko netrūktų ir ne uždarose pokalbėse pakalbė. Ir aš pasakau, aš galiu pasakyti, ko mums trūksta per pratybas, ko mums nepasako, ką aš matau domėdamas apie karą Ukrainoje, kas tikriausiai svarbu kiekvienam kariui būtų žinot. Mes negaunam tos informacijos, tai vat žmogus, kuris kariuomeniai atlieka vos ne auditavimą, tokios informacijos iš mūsų vadų, tarkim, nežino. Tai vat kartais tikrai karys gali iš tos praktinės pusės daugiau papasakoti. Dalyvauju, dabar esu rezerve, dalyvauju pratybose, nes tiek čia kalbėsime ir apie geopolitiką. Dabar būčiau aktyvus karys, kuris šiuo metu tarnauja reguliariai, profesionaliai, tai nelabai turbūt galėčiau apie politiką viešai daug kalbėti be kariuomenės žinios. Bet dabar, manau, bus įdomu, vis tiek labai daug domiuos viskuo. Ir dar galiu pristatyti kaip socialinės medijos kažkokių kūrėjų. Turiu paskiras Contribui, Patreon, labai džiaugiuosi, kadangi juose labai nemėgstu heiterių. Ir atrodo 3-5 eurai ten per mėnesį remti žmogų, čia atsisakai sviesto pakelio per mėnesį, bet susirenka žmonės, kuriem tikrai įdomu.
ir atsiriboji nuo tų, kad dabar mes iškelsim žinoma viešai šitą video ir turbūt bus visokių nuomonių, kad čia jie nusišneka, tai jie galbūt vatnikai, gal jie atvirkščiai ten, kaip ten vadina, leftistai. Gali visokių būti nuomonių, bet šį kartą kažkaip einam kartu, tai galim su visais. Pabandom, padiskutuosim, pasižiūrėsime, pagvildensime įvairias temas, nes pats asmeniškai neseniai grįžau iš karo fronto, tai vat ir norėjau klausti, pašnekėsime kaip tik būtent apie tai, kas vyksta dabar, ne iš skaitinių, o iš pirmų akių, pirmų lūpų. Ir mačiau, stebiu aš tavo tuos visus storiukus. Gal dar priminsiu, gal kam įdomu, tiesiog kaip mes supažinom, tai mus būtent Ukraina ir supažindino. Mes kažkaip prasidėjo ta 22 metų vasario pabaiga. Aš nusprendžiau kažkaip labai užsikūriau, kad vis tiek turėjau kažkiek žmonių socialiniai medijai, kad reikia rinkti paramą Ukrainai. Ir žinau apie tave, kad irgi pradėjai rinkti, pradėjot aktyviai važinėti didelius kiekius. Tuo metu kažkaip pagrindę daiktais mes paramą, aš pamenu, renkom. Jūs turėjot Vilniaus savivaldybės ten pastate. Tai buvusiose mano ofiso patalpose sugalvojau kurti štabuką. Ir kitaip sakant, dabar šiuo metu tenais yra kavinė, tose patalpose pirmam aukšte. Tai parašiau tuometiniam Vilniaus merui, sakau, ar galima tose patalpose įrengti štabą tokį kaip Ukrainai, palaikymo tokį, kuris būtų grinai toksai mano savanorių ir grynas sandėlys, kad žmonės ateina, padeda daiktus, žmonės atvažiuoja iš Ukrainos, jie gali kažką pasimti, kas jiems yra naudinga gyvenant čia Lietuvoje. Tai va tokį centriuką buvau įkūręs ir tada Rokas parašė, sako, Karliu, gal galėčiau laikyti savo kai kuriuos daiktus. Mes nelaikyti norėjom, mes... Ar rinkti ten? Jo, nes mes pirmą kartą tiesiog stovėjimo aikšteliai, sakėm, mes čia būsim su autobusiuku ir mes su Hebra varysim tiesiai į Ukrainą, tuos daiktus nuvešim. Ir sakom, tinka viskas, ten surašėm sąrašą, bet kokio ilgio, vaistai, kūras, žmonės pradėjo kanistrais dažytą dizelį nešti, vaistus, tuos antkelius. Paramų ganėtinai buvo nesudėtinga rinkti, nes visi buvo tas didžiulis ažiotažas ir žmonės labai užsidegė. Ir mes turėjom tik vieną autobusiuką to aikšteliai ir tada žiūrim, jau nebetelpa į vieną, greit paskambinom, ten pažįstamėm, atvežė dar vieną autobusiuką, dar vieną ir su 4 autobusiukais, ten dar ir įmonė kažkiek prisijungė, su autobusiuku surinkom, net nežinodami, kad mes ten per sieną negalim nei kūro vežti, nei tų vaistų, tai viską taip suslėpė, išvažiavam ir tada pamačiau, kad jūs ten daug tvarkingiau viską darot, surinkat, susidėliojat, paskirstot daiktus, kur reikia, kur ką. Ir tada pagalvojau, kodėl aikšteliai turėtume, atrodo, tikslas vieną ir parašiau jo Karoliu, kad gal galim pas jūs irgi ten įsikurti, kad žmonės neštų ir mes kitą rytą jau tada ir išvažiavam ten, ką žmonės sunešė, tai vat, nuo tada susipažinom, atrodo, vienas tikslas mūsų suvedė ir va, tai ką, tai važiuojam. Visų pirma, grįžai, pamenu, iš misijos neseniai, stebėjau tavo storius visus, mačiau kažkokius ir vamzdžius vežė, tai tiesiog kokios dabar ten nuotaikos ir kam tie vamzdžiai ir kaip ta misija visa jūsų Ukrainai praėjo. Tai iš viso mano organizacijoje, kurią įkūrėm kaip savanorystės centrą, tai 6M, iš viso važiuota jau yra virš 160 kartų link fronto. Pats asmeniškai važiavęs esu 78 kartus, tai iš viso tiek tų misijų ir suorganizavau, tiek pradėliota. Tai dabar šį kartą važiavom, padovanojom 3 visureigius ir 1 mikroautobusą. Žinoma, kaip visada tenais pridėta žiemos metu, tai yra tai, ko labiausiai jiems reikia, šalčio metu tai krosnelių. Priekabą prisikabinom, dar krosnelės nuvežėm, iš viso krosnelių mes bendroj sumoj, grubiai tariant, virš 40 nuvežėm. Taip pat termo rūbų keli šimtai, kompiuterinės technikos, maistai, higiena, daug visokių kitokių dalykų, ten pašildukai. Kitaip sakant, buvome paskaičiavę maždaug plius minus apie 70 000 eurų vertės siunta, kuri atiteko tiesiai kareiviam į rankas. Ir žinoma, kaip buvai paminėjęs, visokius vamzdžius. Tai tie visokie vamzdžiai, tai yra remiu tokį vieną bombikių fabriką, kurį pavadinau bombikių fabriku. Tai tenais tas bombikių fabrikas skamba gražiai, bet iš tikrųjų tenais yra visiškai gaminamos bombos,
Čia pačioje Ukrainoje. Čia pačioje Ukrainoje, pafrontėjai, nes tas bombų fabrikas... Koordinačių gal neatskleidžiam. Neatskleidžiam, nes ir kas įdomiausia, jisai kintantis yra, nes jisai aptarnauja 2 karinius vienetus, tas fabrikėlis. Ir aš jam pastoviai tiekiu jiem įvairiausias medžiagas. Tai va dabar vežiam daugybę vamzdžių, vežiame radiatorių, vežiame visokių įrankių, staklių, taip pat indų, kurie reikalingi chemikalam laikyti. Ir dar daugybė kitos technikos ir kitokių dalykų, kurie reikalingi gaminti paprasčiausias elementariausias bombikės, kaip aš pavadinau, kurios yra paleidžiamos tiesiai iš drono, kurios yra paliekamos... Iš tų klasikinių... Taip, iš tų FPV-škių, iš paprastų dronų, arba tos bombos yra paliekamos, pavyzdžiui, matai, kad jau neapginsi miesto, tai tu, pavyzdžiui, paimi ir užminuoji absoliučiai viską. Ką tai reiškia? Tu užminuoji ne tik pastatus aplinkui per perimetrą, bet užminuoji ir bute esančius kambarius, kad tiesiog ateina rusas, 3-5 metrai nuo judesio sprogsta bomba, sprogsta granata, vietinė tokia su savo to mažuoju užtaisėliu, kuris nuo elemento aktyvuojasi. Ir tu tiesiog turi rezultatą. -1, -2, -3 rusas. Ir tu kariauji ne tik tais fronte tiesiogiai, bet tu kariauji ir tose vietose, kur jau tavęs jau nėra, bet ateis į tą butą tų skalbimo mašinų ieškoti, kaip visi matėm pirmaisiais mėnesiais, tie patys rusai, ir jie jau -1, -2, -3. Nes tie miestai, kurie yra jau okupuojami, tai jau ukrainiečiai jų nepalieka. Taip, jie jau normaliai juos apdėlioja tom bombikiam, kad padaryti kuo daugiau žalos. Nu ir aišku, kaip ir minėjau, prieš tai FPV-iškiam tos bombos. Tai va tokie dalykai. Nes šitie dalykai yra, jų šiaip negausi rinkoje, o jų reikia labai daug, todėl jie tiesiog ima, gamina ir dėliojasi. Taip pat nuvežėm ten keliasdešimt kilogramų 3D printeriam reikalingos medžiagos, nes vėlgi, ne tik tais iš vamzdžių daromas dalykas. Dar vienas labai įdomus akcentas, tai kad kokia savikaina yra tų bombikių. Tai yra, grubiai tariant, įsivaizdavimu, nuo minų iki tų bombikių, tai kainos yra iki 8 eurų savikaina vienos bombos. Tai grubiai realiai mąstant, tai tu gali tanką kartais netgi veikti su viena kita bombikė, kuri kainuoja 1 iki 8 eurų. Yra iš tikrųjų neįtikėtina, kiek galima per tą taupumą ir tą nepriteklių išmastyti ir mūsų tam tikrą neveiklumą, kai mes netekėm ginklo, visą laiką susimastę ir susirūpinę šnekam ukrainiečiam, kad mes jums padėsim, bet vis dar jie laukia, tai jie nelaukia, o jie patys tiesiog iš savo inercijos jie tiesiog gaminasi tas bombikės. Nes, aišku, fronto linija labai didelė. Taip. Ir turbūt visi vienodai daug paramos ten kažkokios vakarietiškos negaus, tai kai kurios fronto ruožo dalis turbūt bando kaip gali išgyventi, panaudoja savo kūrybiškumą. Ir gal žmonės nežino, kam džipų taip ir ukrainiečiams, tai džipai tiesiog labai gera judėjimo priemonė iki fronto linijos, pervežant kažkokią pagalbą, sužeistus karius turbūt, pervežant, nes būna pasalos, tie džipai sunaikinami, o ten, jeigu, tarkim, sąjungininkai duoda kažkokių ten šarvuotų rimtesnių technikų, jie kai sunaikinami būna, tai reikia laukti jau kito kažkokio paketo. O vat tokie pavieniai paramos, aišku, ne vienas vežė Lietuvoje, daug irgi žinomų sąjungų veža džipus, nes tikrai labai reikalingas daiktas ir turbūt kiekvienas džipas išgelbė bent po vieną gyvybę. Tai manau, kaip minimum. Tai va dabar, pavyzdžiui, parašė lietuvis kariaujantis Pokrovsko zonai, kad va, tas džipas, kurį mes nuvežėm, šiam beje parašė, sako, žiūrėk, užkalė variklis. Tai va, tai tas džipas, kad ten tas džipas, aš pamenu, mes irgi daug vežėm, jie nėra nauji. Tai... Taip, jie nėra nauji, jie nėra ten tokie wow, nes, turėkime omeny, kad mūsų finansai yra rezervuoti, jų nėra tiek daug. Tai bet kokiu atveju, prisidėdami, kad ir taip, mes tikrai pradedam išgelbėti vieną kitą gyvybę, galų gale mobilumas, kaip ir pats minėjai, į tą džipą gali įdėti sužeistą kareivį, kuris tas sužeistas kareivis greitai gabenamas, jam žiūrėk jau gal ir išgelbėjama jo gyvybė, nes tų minčių yra labai daug. Tai aš įsivaizduoju. Tai ką, gal pradėsiu skaityti klausimus, važiuosim ir aptarsim tai, kas žmonėm paskutiniu metu įdomiausia. Tai pirmas klausimas iškart, kur galima bus šitą video rasti YouTube. Tai jeigu, palauk, aš skaitau, tai žmogus mato, kuris yra. Tai, jo, tai viskas gerai. Jo, mes video pasidalinsim
kol kas mano paskyroj ir jeigu kažkokį gausim gerą feedbacką, kad įdomiai pakalbėjom, kažkas norėtų ir antros dalies, tai gal net Žiūrėsim. kažką Laikas sukursim parodys. bendrą kažkokį kanaliuką. Tai iškart pradėsiu nuo pirmo klausimo, toks dabar tikriausiai jis yra aktualiausias. Kokia jūsų nuomonė apie Trumpo ir Putino skambutį vienas kitam bei jų dėrybas? Tai turėkime omeny, kad kardinaliai pasikeitė politika Amerikoje, iš demokratų perėjom į respublikonų zoną. Tai tiesiog reikia orientuotis ir suprasti, kad tiesiog tai nėra labai blogai, tai nėra kitaip, tai nėra labai tragedijos ar dar. Bet žmonės labai mėgsta žmonės šaržuoja. Iš vis Lietuvoje tos antraštės, kad čia jau vos ne Rusija susijungia su Amerika ir tuoj čia bus pasidalymas. Tai tikrai taip manau, nėra. kad tikrai taip nėra ir turėkime omeny, kad kaip yra Trumpo ta pati politika, kai apie Grenlandiją šneka, tada visi suirzę kažką daro, pradeda veikti. Tada visi šneka, Trumpas jau šauna tokį praeitoj kadencijoje, hebra, žiūrėkit, jūs nemokat nieko kariniam biudžetui, absoliučiai nieko. Tada visi pradėjo iš 2% kiltis. Pagrasino tuo metu 18 metais, kad išeis iš NATO, nes kitos šalis neskiria. Nu, jis neišėjo ir dabar kartais gali grasinti, bet 18 grasino neišėjo. Tai kodėl turėtų dabar būti kitaip? Tai kitaip sakant, retorika. Trumpas su savo retorika priverčia mus mąstyti, susimastyti ir veikti ir daryti. Dabar Europa verkia ir būkštauja, kad žiūrėk, mūsų nepakvietė, tai vieną renginuką, tai kitą, į vieną pasitarimą, tai tuoj dar bus dar vienas, trečias, ketvirtas, kurių daugybė bus ir žiūrėk, mūsų nepakvietė. Tai Trumpas specialiai turbūt taip ir daro, manyčiau, kad taip ir daro, nes europiečiai turėkime omeny, kad mes daug labai diskutuojame mūsų šitą zoną, daug diskutuojame, bet mažai ganėtinai kažką padaro rezultatyvaus. Iš tų gilių susirūpinimų periodo, manau, reikėtų labiau pereiti prie veikimo, nes turėkime omeny, kad patys prašydami keistokai atrodom geopolitinių lygmenių, kai nuvažiuoja visų nemėgstamas Putinas pas visų nemėgstamą Šiaurės Korėjos blogiuką ir greitai per kelias akimirkas susitarė nesuvokiamai didelių kiekių ginklų tiekimų iš Šiaurės Korėjos, kurie turi visą laiką gaminę savo sandėliuose ginklus, susitarė per kelias akimirkas, o mes Europoje negalim per kelius metus paimti ir normaliai duoti paketo su naujais ginklais, kur mes sakome, kokie mes esame inovatyvūs, kokie NATO yra, koks NATO apskritai yra pažengęs, bet duodam ukrainiečiam seną techniką. Tai man, kai būnant asmeniškai pafrontėje nekartą mačius tą techniką, kurią ukrainiečiai gauna, tai kaip ir mes prieš tai kalbėjome apie tos džipukus, kuriuos dovanojame iš Lietuvos, tai panašiai, tik tais tai yra karinė technika, kur yra gendanti, kur yra ganėtinai sena, kur yra nurašoma sandėliuose, bet naujos technikos, žiūrėk, jau jie negauna. Tai manau, kad Trumpas su savo politika iš tikrųjų yra geras vėjo gūsis, kuris papurto, supurto, visi pradeda mąstyti ir visi pradeda bėgti. Nes visi įpratę užsiliuliavę savo tam giliam susirūpinime, mes jums padėsim, mes jums būsim draugiški, broliški, bet žiūrėk, karas kaip eina, 3 metai į pabaigą, tuoj 4 ir vis dar eina, teritorijų mažėja, teritorijos didėja Rusijos pusėje, kurias užėmė, rezultato nėra. Tai taip, ir tas man 3 pastaruosius metus vakarai, Europa sakė, mes su teroristu nebendrausim, nekalbėsim, visi vengia bet kokio kontakto su Putinu ir jo aplinka. Ir dabar, kai nepakvietė į susitikimą JAV Europos, visi klausia, tai kodėl mūsų nepakvietėt. Man atrodo, kad jei Europa būtų norėjus tokio susitikimo, tai būtų tikrai galėjus anksčiau susitikti. Kiekvieno šalies lyderis turėjo laisvą pasirinkimą pasiūlyti, nieks nepasiūlė. Kas yra visą laiką, aš pritariu kažkaip tai politikai, mūsų teroristų, ką su juo kalbėsiu. Bet aš tuo pačiu metu tikėjausi, kad teroristą mes pribaigsim kitais būdais. Mūšio lauke. Ir jisai pasiduos, pralaimės, bet jeigu mes matom, kad nieko gero neina, tai reikia kažkaip, jeigu eini vienu keliu visą laiką, tau visą laiką nesiseka, tai dabar eik kitų kelių. Jo, nei nekalbi. Taip. Ir tada karinė prasme irgi, aš prieš tai visą laiką, pavyzdžiui, buvo kaip prezidento rinkimai anksčiau, kai pralaimėjo Trumpas, Bidenas, demokratai,
pasauliu bus tvarka, viskas, Trumpas ten radikalas, nesąmonės, tikrai idiotas visą laiką ten daug žmonių ten sakydavo, aš irgi tam burbulė būdavau ir kuo toliau mes kartu apie Ukrainą labai daug domimės, bendraujam su pačiais ukrainiečiais. Ir ta politika tokia buvo žlugdanti. Nes po truputį lašas po lašo duoda ginklų, bet duoda tiek, kad tu vos apsigini, bet kontratakai, pažiūrėjau, negali normaliai pajudėti. Būtent. Ir tu negali normaliai duoti jiem atsako, nes čia su rusais yra kariavimas toksai kaip su maroziukais iš Šeškinės 93-95 metais maždaug, kai tu turi tiesiog paimti, užsimoti ir duoti. O kai tu užsimoji, grasini, kad smoksi, bet nuleidi ranką, bet vis grasini, kad smoksi. Ir visą laiką neduodi, bet vis grasini, tai niekas tavęs nebijos. Aš visą laiką buvau užsivedęs, kad čia tuoj duos jau F-16, nežinau, 2 metus buvo, kad naikintuvų duos, tuoj visi eis ukrainiečiai, subombarduos ten visas bazės, žlugs Rusija ir kai vėliau paaiškėjo, ir Zelenskis nekartą yra sakęs, kad jie kiek žadėjo, tai ten mažesnę dalį tik to duodavo. Žadėdavo, o jiem ten, kur sėdi, gal stumdo tas figūrėlės, jiem, karo ten logika, nusilpnint, o mes su tavim, kai matom ir ukrainiečius, mes matom, kad žmonės žūsta gyvybės per tokią politiką. Tai arba tu jau tada perlipi savo visus principus ir bendrauji, dėriesi dėl kažko, arba karinė galia, nežinau, jau tos raudonos linijos visi matėm, peržengimas, kad dabar atrodo jų nėra, bet vis tiek savo vakarai susikūrė, tai gal tiesiog reikėjo iš karto siūsti tiek NATO kariuomenės savanorius, kurie norėtų, nes tokių žmonių tikrai, aš žinau, yra. Ir dabar, kaip Lietuvoje dažnai girdžiu, savo karių ten tik jokiais būdais nesiūskim savo karių. Aš, pavyzdžiui, su vadais, kurie, aš savęs, čia nevaidinsiu kažko, nelaikau ten gerų karių. Kur taip man aš ėjau į kariuomenę tam, kad save išbandyti, kad prisidėti prie Lietuvos krašto gynybos, kad būtų patriotų, pavyzdį kitiem duoti, bet yra kariuomeniai žmonių, kurie yra apsigimę kariai. Ir aš su jais esu kalbėjęs ten ir mano vadukai, tokie ten nėra, kad nesiūskim savo ten vargšų vaikų, jie yra apie 30-35 metų, jie yra jau buvę kai kurie misijose, tie tam pačiam Afganistane, konvojų, kokiam Irake yra dirbę, kad ten saugoja kažką. Ir jie norėtų pakariauti. Tik sako, mes dabar irgi galėtume važiuoti į Ukrainą kaip ten ne Lietuvos kariai, išėję į atsargą. Kaip savanoriai tiesiog. Jo, bet sako, kad mums kariauti, taip, mes norim, kad mes važiuotume kaip Lietuvos kariai, mes norim gauti visas socialinės garantijas, kad mūsų šeimos bet kokiu atveju būtų bloguoju atveju. Jo, ir jie negalvoja, kad jie ten važiuotų žūti už Ukrainą, jie galvoja, kad važiuotų padėti laimėti Ukrainai. Tuo labiau, kad žinom, į užsienį, jeigu siunčiamos kažkokios karių misijos, tai gauna vėliau ir pensijas geresnės, ir tikrai atlyginimai misijų metu yra puikus, ir tikrai atsirastų Lietuvoje tiek savanorių, tiek net nebejoju visoje Europoje, kurie savanoriškai sutiktų važiuoti į frontą. Ir nereiktų čia, kaip kai kurie kartais galvoja, tai tuo čia ir neprims sprendimą, kad per prievartą vos ne Lietuvos karius vežti į Ukrainą. Nes visi maišo tą dalyką su tuo, kad galvoja, kad čia atsiras mobilizacija pas mus ir mums reikės mobilizuotis ir mums reikės keliauti tiesiai į Ukrainą. Taip. Bet to, tikrai... Kad mamos savo jau vaikų neteks, kurie turės ten važiuoti, nieks ten jokių šauktinių nesiųstų į frontą iš NATO kariuomenės kovoti, siūstų gerus patikimus karius, kurių ten vienas pagal savo profesionalumą ir įgūdžius atitiktų ten 10 driskių kariuomenės karių. Jo. Tai aš tik už, kad jeigu nebijo tos raudonos linijos, nes vėl bijom raudonos linijos. Jeigu nusiųsim NATO karių, tai Rusija čia jau kažką smoks. Nieko jie nesmoks. Patys raudonosios linijos yra, pasižiūrėkim, kaip karo eigoje jos kito. Tai žiūrėkim, tai iš pradžių haubica duos, neduos, tampasi, tai duos. Artilerijos vedinių tai duos 10 000, tai duos 20 000. Tada čekai atsirado su savo iniciatyva, kurie pirko ir visai iš kitų šalių. Tarsi jie tiesiog surinko pinigus, crowdfundino ir tada iš to bendro katilo nupirko tam tikrą kiekį, nebūtinai iš NATO šalių ar nebūtinai iš ES šalių. Taip pat su tais naikintuvais, tavo minėtais prieš tai, tai vėlgi viskas wow, bet turėkime omeny, tos pilotus reikia apmokinti, reikia strategiškai žiūrėti, kaip atrodys ta parama vėliau, nes dabar iš viso, jeigu pastebėjote, iš viso niekas nekalba apie tai, ką duosim vėliau. Nes, pavyzdžiui, anksčiau tai duodavo, sakydavo, artilerijos duosim. Ok, artilerijos.
Ko, bet tankų neduosim. Tankus davė, mokino. Irgi dėlionė buvo į ateitį. Dabar su tais F-15 naikintuvais, tarkim, irgi pavyzdys. Neduosim jokių būdų, duosim, mokinamės, skraidom. Ir taip toliau ir panašiai. Raketos, kaip žaidime. Jo. Duosim raketas, kurios šauna 100 metrų, 100 kilometrų. Tada po ten poros mėnesių, jau kai reikėjo 200 jau iš anksto šauti kilometrų, tai jau gerai perprogramuosim ant 200, tada 300 kilometrų jau leidžiam. Dabar žiūrėk, jau nebet svarbu gyvenime, kad į mūsų teritoriją neįžengtumėt. Prasidėjo ten, Belgorodė jau buvo ukrainiečiai, nieko neperžengta linija, dabar žiūrėk, jau ir Kurską užėmė, ten Kursko srity įsiveržė. Ir viskas, ir normaliai čia reakcija, tiesiog reikia suprasti tą realiją. Nes kai pačiam tenka važiuoti ir tu matai tuos sugriautus miestus, ir ne tik tais pafrontėjai, tu juos matai ir tas raketas atskrendančias ir iki sostinės, ir galų galiai iki to pačio Lvivo, kuris yra prie Lenkijos sienos. Tu supranti, kad rusas neturi tų raudonųjų linijų, kurias mes matome. Jo raudonoji linija yra, turėkime omeny, tik tais NATO sienos, kur kažkoks ten šachedo nuolaužėlė nuskrenda iki NATO pusės, bet daugiau jisai netaiko. Viskas. Tai jis pripažįsta tik tais jėgos liniją, tai jėgos linija tai yra daugiau NATO, nes jie mus gerbė, mūsų tą pusę, nes supranta, kad mūsų biudžetai yra gerokai didesni, mūsų pajėgumai. O NATO bijo. O NATO bijo, jo. NATO bijo. O ukrainiečių nebijo. Kodėl nebijo? Dėl to, kad NATO duoda senus ginklus galų gale, pripažinkim tą faktą. Atsikrato, utilizuoja ir atrodo kaip rėmėjai. Jo, mes remiam, bet duodam taip. O mes paprasti žmonės, kai jeigu važiuojam, tai, pavyzdžiui, pavyzdys, tai mes duodami tą seną džipuką. Šiek tiek jautiesi kaip ir mini herojukas toje situacijoje, bet tu supranti, kad tu neduodi naujo džipo, bet aišku, kareiviai dėkoja, nes jie tiesiog turi bent jau tą dalyką, kokį turi. Tai aš įsivaizduoju, analogiškai yra su karinė pramonė. Ne karinė pramonė, o karinė amunicija, kurią duoda iš mūsų europietiškų sandėlių. Bet turėkime omeny, kad duodam tiesiog seną techniką. Ir, pavyzdžiui, kai tenka pačiam ją matyti savo akimis, tai įlipi, tarkim, į tą mašiną, kuri tą šarvuoti, ten tikrai senas old schoolas, antikvaras. Kurio kaina jau yra nenukritus ir krentanti, o jau kyla vien tik dėl to, kad jisai jau yra antikvaras. Tai su tokiais antikvarais buvo nukriauti. Tai va, tai gal dar nenutolstam nuo temos, dar pilnai turbūt neatsakėm apie Putino ir Trumpo tos skambučius ir čia klausime žodis yra dėrybos ir pastebėjau, kad šiandien vakarą apie tą delegacijų susitikimą, kur sutinka tiesiog Rusijos užsienio reikalų ministras ir valstybės sekretorius Amerikos, Rubio, ir tai visi vadina dėrybomis aplinkui. Visur vėl čia panika, kad tai yra dėrybos. Taip, visur tikrai perspaudė, bent Lietuvos medija su žodžiu dėrybos, nes tiek Amerikos atstovai prieš važiuodami, tai ne dėrybos, tai tiesiog diplomatinių santykių atnaujinimas vėl iš naujo. Kad ta baigtųsi, Rusija irgi džiaugiasi, kad baigėsi diplomatinė izoliacija, pagaliau su jais kažkas kalba ir jie net Rusija šiandien savo užsienio reikalų ministerijos ten Twitter, X šitam pasidalino, kad kalbos, tai yra pokalbiai su JAV ir ką po to nusprendė ten jie, kad susigrąžinti vieni kitų diplomatus į atstovybės ir tartis dėl Ukrainos, bet vėl išėjo po to interviu, išėjo Rubio valstybės sekretorius ir jis paskelbė, kad mes ir sakėm, kad čia nėra dėrybos, tai tiesiog pokalbiai, santykių atnaujinimas kažkoks. Ir kad dėrybos nevyks be Ukrainos ir dėrybos nevyks be Europos, nes Europos daugelis šalių taiko sankcijas Rusijai, tai dėrybos negali be jų įvykti. Tai visi sako, kad dėrybos bus bendrai, bet kažkodėl tas panikos pas mus kelimas, kad čia vyksta dėrybos, pasidalinimas dėl Ukrainos. Aš 2 klausimus privačiai gavau, ar čia Ribbentropo ir Molotovo pakto atkartojimas, kai pasidalinčia dviese visą pasaulį. Ne, pasaulyje pilna tų žaidėjų, turtinga Europos Sąjunga, Kinijos ir nieks čia dar nieko nesidalina. Tuo labiau pažįstant Trumpą, Trumpas dar nesutiko su Putinu, bet jeigu prisimenant jo valdymo laikotarpį prieš tai, jis pažadėjo, jeigu Šiaurės Korėja, tada labai Amerikai grasino, kad sunaikins. Tai jis pasakė, kad nušluos Šiaurės Korėją nuo žemės paviršiaus ir po to visai netrukus dar 3 kartus tikosi su Kim Jong-unu, irgi diktatorium, spaudė rankas
Ir po to dar kartą jis pasakė, kad Amerikos branduolinis mygtukas didesnis negu Šiaurės Korejos branduolinis mygtukas. Jis kelis kartus tada irgi tikosi su Putinu, su Talibano atstovais, neoficialiam sutikime buvo, skaičiau ten jo dabar ar buvusio patarėjo ar asistento, kuris tuo metu važiavo sutikti su Trumpu ir Talibano atstovais. Uždaram pokalbį, nežinau, kiek gali būti tiesos to patarėjo atsiminimuose, ką jis paskelbęs yra, kuriuos skaičiau, bet sakė, kad Trumpas per tą pokalbį straukė ten nuotrauką su koordinatėm, su nuotraukom pastatų, kur gyvena Talibano tų vadų artimieji ir pasakė, kad jeigu jūs ten pažeisite taikos sutarimus, jūs būsit visi sunaikinti. Tai va tokia retorika. Tai dabar, kad visi įsigandė, kad čia susitiko delegacijos, taip nemalonu matyti, kaip okupantų susitinka delegacija su Amerikos delegacija, bet mes nežinom nei vienas, nei ten didžiausi ekspertai, nei aš, nei tu nežinom, apie ką ten buvo kalbama, o gal būtent Amerikos atstovai nuvažiavo, kodėl jie tų pačių nuotraukų neįsitraukė, kur galėtų pagrasinti. Jie darė tą diskusiją, nes jie galų galę šitie žmonės nėra. Bet jie galėjo ir atvažiuoti paspausti, pagrasinti, kad mes visų pirma, jūs ekonominės sankcijas mes jums taikysim. Po to galėjo pasakyti, kad jei ne karinės sankcijas, nes visi dabar labai įsižeidė dėl Venso kalbos viceprezidento per Miuncheno saugumo konferenciją, kaip išdėjo iš šuns dienas Europos, kad čia žodžio laisvės nėra. Bet prieš tai Vensas davė interviu, kurioje kalbėjo, kad mes nenuolaidžiausime Rusijai, mes jai nenusileisime. Mes pirmą turim paketą, kuriomis spausime ekonominiams sankcijom. Jeigu netiks Rusam, mes turim ir karinę, galim karinę prasme juos paspausti. Ir mes tikrai nenusileisim Rusijai, turi dėrybos būti abiem šalim, visom šalim realiai, kurios dalyvauja naudingos, kad paminėjo žodį, kad Ukrainos suverenitetą labai svarbu išsaugoti ir antras dalykas, kad taika nebūtų laikina, tik paliaubos, kad būtų ilgalaikė. Tai kodėl aš dabar turiu čia tikėti mūsų antraštėm žurnalistų, kurie, nežinau, labai pas mus daug tų ekspertų, jie neturi absoliučiai jokio išsilavinimo susijusiu su karyba, su strategija, bet visada kalba, kada bus karas, kas įeis, kokios pajėgos ir rašo apie tai straipsnius, gąsdina visuomenę ir aš nepritariu. Mes nežinome, apie ką taip kalbama. Aš vėl šiandien irgi skaičiau, kad vieni čia sako, kad nereikia klausyti retorikos, reikia veiksmų. Tai nėra tiesa, nes retorika irgi ten mums daug ką pasako. Tai pagal Trumpą, aš kaip seku jo tą visą liniją, man jo retorika kaip tik, jis gali kalbėti, ką nori, bet daryti visai kitaip. Tuo labiau, kad kai po 14 metų Krymo okupacijos demokratų buvo tuo metu atstovas Obama prezidentu, Ukrainai davė tik medicinos ten ir radarų, jokios tokios karinės rimtos ginkluotės. Atėjo Trumpas, atvežė dževelinus iškart prieš tankinės sistemas, kitus mirtinus ginklus ir ramiai padėjo, nors turbūt daug kas taip pamiršo, kad vėlgi demokratų atstovas laikėsi tos pats politikos kaip dabar. Trumpas atėjo, kalbėjo vieną, dėrėjos, vienus spaudė, bet viską padėjo. Tai Amerikos interesas, nemanau, kad yra, kad Rusija atiduoti, kad ji turėtų Rusija daugiau žemių, naudingų Ukrainos elementų iškasenų. Ir va, tokia Amerika, tokia pasaulio žaidėja dabar čia, bet duoda, kad Rusijai būtų geriau, jos kaip ir strateginiai konkurentai. Tai mes dabar turim du konkurentus, kurie turėtų pasidalinti tą Ukrainą, bet elementai, kurie ir visos gerybės, kurios galėtų keliauti iš Ukrainos, tai negi patys amerikiečiai paims ir sakys, kebra, žiūrėkit, pasimkit. Jūs pasimkit tą dalį, o mes pasimsim tą dalį, kur, tarkim, nieko nėra. Tai aš manau, kad tikrai čia taip nebus ir tikrai nereikia bijoti, kad jie čia susitiko ir pasikalbėjo, padiskutavo, ką kalbėjo, tai mes čia tikrai galime tik tai spėlioti ir galima iš nuogirdų žiūrėti, iš oficialių pranešimų tarp eilučių galima skaityti. Ir turėkime omeny, kad respublikonai yra būtent tie, kurie šneka daugiau kraštutiniam klišiam, juoda balta. Tai bus, nebus, viskas, baigėsi. Nes demokratų politika yra tokia daugiau humaniška, daugiau aptaki. Susirinkimo, diskusijų, įtraukiant daugybę žmonių į tą pačią diskusiją. O amerikiečiai, pasižiūrėkime dabar šiuo metinę Amerikos politiką, tai kaip pasakė, sako, žiūrėkit, hebra, jūs turėjote anksčiau Minsko susitarimą,
prie stalo Minsko susitarime dalyvavo labai daug žmonių, labai daug pusių ir nieko jūs nesusitarėt. Tai sako, mes norim pirmą pradžią apsišnekėti, o po to žiūrėti kažkokius, įtraukiant daugiau šalių, įtraukiant daugiau pozicijų ir turėti kažkokią kitokį sprendimą, nes ką jie dabar čia padarė, tiesiog susitiko pašnekėti, grubiai tariant. Susitiko atsinaujinti santykius, galų gale telefonus pasikeisti. Tarkim, vaidinkime. Man tai yra jau pajudėjimas iš mirties taško. Nes dabar, kur mes esame? Buvo stagnacija visiškai. Jo, tai vat, pasakysiu atvirai, važiuoju į Ukrainą, tai man su mikriukais važinėti per tuos laukus, nes prieš tai važiavom jau normaliais keliais, dabar tie normalūs keliai ir normalūs miestai, vadinu tos miestus, per kuriuos eina normalus kelias, jau jie yra užimti, jau žiūrėk, pavyzdžiui, ties Pokrovskų jau FPV dronai skraido, jau artilerijos ganėtinai daugiau ir, pavyzdžiui, naktį važiuoju, čia, sakau, prieš savaitę važiuoju, tai, tu matai, kas kelias minutės virš Pokrovsko pusės šviesų dūmas. Tai reiškia, artilerija pataikė, dar kažkas sprogo. Patikėkit manim, tas dalykas, kai non-stop tu matai karo eigą slenkančią lašas po lašo, metras po metro, 100 metrų, kilometras į tą pusę, kur yra link Kijevo. Ir, iš tikrųjų yra skaudu ir norisi kažkokio kitokio veiksmo, nes jeigu tau sako amerikiečiai, mes jums duosime raketos, bet galite šaudyti tik tais ten, kur yra rusai, toj vadinamoje Ukrainos dabartiniai teritorijai, kur okupavę yra rusai, tai bet žiūrėk, dar ir skrieja raketos, taigi ne tik iš tos teritorijos, dar skrieja raketos ir iš pačios Rusijos. Tai jau, žiūrėk, jau negalima tenais mesti atakos būtent į tą Rusijos zoną. Tai aš manau, kad galbūt netgi ir gerai, kad pasikeitė tas požiūris, nes mes čia dabar turime mažiau prognozuotą žaidėją, bet jisai gali kažką padaryti, nes jisai toks vabankininkas yra daugiau. O nes demokratų nuspėjamumas iš tikrųjų, tai, dabar pačius ukrainiečius jau varė į neviltį. Nes dažnai, kai susitinki tos kareivius, tai visada juokdavosi, o kur NATO, o kur NATO? Pagal NATO standartą taip ir taip. Pagal NATO standartą tą ir tą. Bet realiai nieko, jokio proveržio nėra. Tai būtent. Ir dabar atrodo toks, kur čia seniau visą laiką laikydavo tokį vatnišką požiūrį, kad taikos dėrybos turi dabar įvykti kažkokios. Bet kas, jei va šitas tas Trumpo visa retorika, taip kaip jis dabar elgės, po 2 metų mes suprasim, kad tai buvo teisinga. Jeigu jis dabar tas karas sustos, tai taip, aš čia sėdžiu dabar mūsų ramioji Lietuvoje, galiu sakyti, jūs iki galo, iki paskutinio ten kraujo lašo, bet vėlgi, ten yra žmonės, ten yra gyvybės ir jeigu kažkokiais būdais dabar tas karas baigtųsi, aš iš tikrųjų asmeninę nuomonę, aš taip nemanau, kad dar baigsis karas, bet jeigu jis baigtųsi, gal po kelių metų atrodys ir tos šeimos visos, kurių ten artimieji kovoja, jos džiaugsis, kad sustojo šitas dalykas. Nes mums galim turbūt nemeluoti, kad šiuo metu Ukrainoje nėra tokia padėtis, kad Ukraina pradėtų atsikovoti vis daugiau ir daugiau žemių, šiek tiek atvirkščiai. Rusai labai labai iš lėto, bet stumėsi į priešingą pusę. Ir arba Amerika duoda kartu su Europa viską, ką turi ir taip dar tik įmanoma karo eiga, arba turi vis tiek įvykti kažkokia ta bent, aš tikiuosi nelaikina, bet kažkoks sustabdymas tų karinių veiksmų ir nekaltų ukrainiečių žūtis. Nes iš esmės supraskime vieną dalyką, mes kovojame prieš priešą, kuris iššaut gali nesuvokiamus kiekius artilerijos sviedinių, kurios gauna iš Šiaurės Korėjos, tarkim, kaip pavyzdys. Aišku, jie ten mainais perkasi, kažką parduoda, ten jų dylų nesuprasim ir mes tikrai nežinosim, kaip iš tikrųjų atrodo, kokiais mainais jie ten žaidžia. Kas erzina, net nebijoju, kad ir mūsų valdžia ir tą pačią Ameriką, nes turėkime omeny, kad tenais Šiaurės Korėja tai yra ta dalis, kuri ir galima grėsmė yra Pietų Korėjai, o Pietų Korėja kaip ir skaitosi mūsų sąjungininkas, tai jau tenais gali ateiti technologijos iš Rusijos pusės. Kitas dalykas, turėkime omeny, kad tie patys kinai, dronai ir visos kitos technologijos, labai daug eina medžiagų ir visų gerųjų dalykų eina būtent iš Kinijos, niekur kitur. Tas pats Iranas su fabrikais, kurie yra nesuvokiamai didžiuliai ir kurie non-stop maitina ne tik tais Gazos regiono pusę, bet kuri maitina ir tą pačią Rusiją. Tie patys fabrikai, kurie kyla kaip grybai po lietaus pačioj Rusijoje, ten Rusai mobilizavę savo jėgas, mobilizavę tos visus alkoholikus, visus tos bedarbius ir jie dabar tiesiog eina, dirba,
stato naujus fabrikus, kepa tos dronus. Man labai patiko viena diskusija su vienu kareiviu. Dažnai paklausiu skirtingų žmonių, kas technologiškai pranašesnis ir visą kitą. Sako, žiūrėk, mes technologiškai esam dabar šiuo metu mėnesių dviem priekyje už rusus. Bet turėk omeny, kad mūsų kiekis dronų pačių, kuriuos mes turime, tai mūsų yra 1000, 10, 1020, 50, kažkoks yra tam tikras kiekis, kurie dronai yra šiam etape paruošti ten kariauti. O rusai tiesiog pastato fabriką, jų užduotis vienam iš fabrikų pagaminti, tarkim, 500 000 ar 1 000 000 dronų, jie iškepa vienos komplektacijos, bet jie iškepa labai daug. Ir kad ir koks tavo fainas ir modernus būtų dronas, prieš tave ateina 10-20 tų ale nemodernių rusiškų dronų, tu, kad ir kaip fainai mokėtum su tais antidronais bėgioti, ir slėptis priedangose, tu galų gale visiems turėsi tą tokį likimą liūdą, nes jų kiekis yra tiesiog. O ką tu galvoji apie tą Rusijos karo ekonomiką? Mes čia Lietuvoje labai dažnai girdim, kad ten mašina užkurta, kuri nebesustos. Iš kur tie pinigai? Vis tiek pinigai yra resursas, kuris kažkada baigės, nes pridėtinės vertės šitie visi karinės technikos, raketos, jos tik vidinė rinka pajudina. Tai jeigu, tarkim, žiūrint iš Rusijos pusės, iš kur ten jų rezervas, tai turime faktas, kad jie patys turi rezervo ganėtinai. Jie rezervo, bent skelbė prieš karą, turėjo apie 700 ar 600 milijardų, bet vis tiek jie tokiais kiekiais reikia mokėti pensijas, tiems kariams ir atlyginimus, pensijas, jų šeimom. Tai duoklės visokias reikia. Kiek aš girdėjęs, ten visai Rusijos mastais tos motyvuojančios tiem, ypač rusam, tiem užzombintam tos algos. Man su keliais rusais teko kalbėti, su jumtais, tai buvo pasakęs, sakau, tai ką tu čia veiki? Sako, žiūrėk, aš atėjau lizingus apmokėti. Tai jeigu jis atvažiavo lizingus apmokėti ir jis įsivaizduoja, kad tie 2,5 tūkstančių USD per mėnesį jam išgelbės jo tą likimą ir per reklaminius klipukus jam rodo, kaip tu čia fainai padirbėjai 2, 3, 4 mėnesius ir tu šauni atgal, jiem tos smegenys praplaunamos, jie ateina, ale padirbėti, jie nesupranta, į kokią realybę eina, jie eina padirbėti, turėkime omeny tai. Ir viskas, ir visa ta mašina yra taip užkurta, gal galia turėkime omeny, kad Rusija oficialiai aiškina, kad jie karų išleidžia beveik 150 milijardų Jungtinių Amerikos dolerių pagal pinigų kiekį, bet turėkime vieną dalyką, kad Rusijoje perkamoji galia už tą vieną pinigėlį yra visai kitokia. Tai mūsų Europos yra ten kiek ten, beveik 400 su viršum. Jeigu tai vertinant eurais, tai žiūrėkim, kad mes esam panašiam lygmenį pagal tai, kiek rusai pagamina technikos ir amunicijos ir kiek europiečiai. Ir europiečių dar karo pramonė yra iš vis dar tokia miegojame, bet jau atsigavime, jau pradeda mąstyti. Pats priklausau gynybos asociacijai ir tenka dažnai matyti tą informaciją iš vidaus, kaip atrodo. Tenka dalyvauti visokiose pasitarimuose, seminaruose, diskusijose, kuriuose mūsų ekspertai neretai klausia mūsų patirčių. Tai yra verslo asmenų, kurie būtent dirba šitoje srityje. Tai paprastas atsakymas. Mes dar tik tais mąstom, kaip mes galėtume pradėti dėlioti, kaip pirmosius žingsnius dėlioti, o Rusija jau tiesiog jau gamina gaminius, su kuriais leidžia į ukrainiečius. O mes dar tik tais dabar kalbam, kokios storios sienos galėtų būti mūsų būsimose gamyklose ir kokius mes saugumo reikalavimus įvesime tose gamyklose, kuriuose gaminsime, tarkim, tebūnie kulkosvaidžius. Tai mes esam mes esam toje Europos problemui diskusijose, o to šalis, kurios yra autokratinės, nedemokratinės, jos yra darimo stadijoje. Mes šnekam, jie daro, bet mes išleidžiam pinigus kavutėm ir mini sumuštinukam, jie išleidžia ginklam gaminti. Rezultatas ukrainiečiai pralaimi dabar šiuo metu. Štai ta karo ekonomika nelabai aš manau, kad rusai slepia iš tikrųjų savo ekonomikos, jo, tą tikrai mastą. Ir jeigu jiem būtų viskas taip idealiai gerai, viskas užsukta, nes to čia, tai jų absoliučiai jie neturėtų būti suinteresuoti jokiom dėrybom. Net kalbėjimui, jie vis tiek po truputį stumėsi, jeigu ten, kaip rašo, jie, kad gaminasi kosminius kiekius dabar visko, tai jie tada turėtų, viskas jiem tinka, jie tada galėtų atseit visą Ukrainą užsimti. Bet turėkime omeny, kas mus pasiekė. Mus pasiekė žinios, kurias skleidžia kas? Tie patys rusai. Taip. Tai kaip ir buvo šaltasis karas, visi ten vos ne aiškino, kad po 2-3 mėnesių su robotais mes kariausim, lazeriai ten ir visa kita. Tai pažiūrėjus tas senasias keliasdešimties metų senumo istorijas, kurios tiek viena pusė skleisdavo, tiek kita pusė skleisdavo. Tai aš manau, kad čia dar ir ta karinė propaganda, kurios mes dar vis nesuprantam iš Europos pusės, kad ją reikia
dėlioti, bet iš mūsų pusės dėlioti, o nes kaip dėlioja rusai savo auditorijai, tai mes matom ir jie puikiai tai daro. Ir tamsia galų gale tų žmonių, kurie nori kariauti, kurie bijo šnekėti apie karą ir neskaluoja tos temos. Ir jų yra kosmosiškas kiekis šitų visų dalykų ir tie patys absorbuoti galų gale tie Šiaurės Korėjos pavyzdžiai, kur pagauti Kursko pusėje. Jau kažkaip apie jos dabar jau sumažėjo labai. Jo, nes kažkaip atitraukė turbūt. Man atrodo, jau dingo jie ir jau, kai pamatė, kas ten vyksta su jais, jau gal nelabai ir nori siūsti patys. Kitas dalykas, juos kai pagauna, tai jie patys linkę nusižudyti, nes jie yra tiek įtikėję savo tą vidinę propagandą, kad jie visiškai kitą žinutę nori padaryti savo. Jie nori savo pasidaryti savo, greitai mirti pasidaryti savo ir viskas. O mes vis dar diskutuojam tuo metu. Tuo labiau, jei nori adekvačiai kariauti, tau reikia daug karo laivų, tau reikia daug lėktuvų ir vis tiek nemažai jų neteko rusai per karą Ukrainoje ir čia nėra tas resursas, kur tau atsistato ten per metus, tu laivo nepasistatysi ten, tuo labiau, kad vis tiek Rusija kažkiek yra izoliuota ir tų technologijų tiem patiem lėktuvam, laivam, jie Rusijai tikrai visko nepasigamina, jiem dar reikia laiko, kol jie sugalvoja schemom, kaip gauti, pasigaminti, tai jiem man tos visos kalbos, kad čia rusai, aš tikiu, kad jie prisigamina daug sviedinių, daug jie gali ten smulkių ginklų prisigaminti, bet tokių naudingų, reikalingų karui dalykų kaip lėktuvai, kaip ten žvalgybos lėktuvai, naikintuvai ar laivai. Tai čia taip. Reikime omeny dar pasižiūrėkim, kad neturim informacijos ir jau baigėsi tas fonas visas iš Krymo. Pastebėjai, kad mes neturim jau tos informacijos, kurie ateina iš Krymo. Mažai. Tai teko pasidomėti, kodėl. Ten tiesiog jau laivynas yra, jo jau beveik tenais nėra. Ir ten apskritai jau daug naudingų dalykų iš Rusijos pusės prieš Ukrainai tenais yra atitraukta iš vis. Atitraukta, sunaikinta, jų kaip ir nelabai yra. Ten tas Krymas yra apvalytas. Ten po to per tą tiltą apskritai jau dabar ta karinė technika į tą pusę nelabai važiuoja, gerokai sumažėja srautai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rezervas jau yra apvalytas. Ir aš pamenu, kai daugybę kartų ten teko Ukrainoje matyti, tai jie, tarkim, artilerijos sviediniai ir tai dar kažkokia amunicija, visada rašoma ant tos dėžės, iš kurios yra paimta metai, kuriais yra pagaminta. Tai tos dėžutės jau tokios antikvarinės, 197 kažkelinti, 198 kažkelinti, 1990 kažkelinti. Grubiai tariant, jie valo savo sandėlius. Ir tie sandėliai nėra taip, kad ir mes juos greit užkūsim. Tai buvo čia tarp fronte ir tankai ten matyti iš antro pasaulinio laikų, tai ne šiaip juos ten turi savo sandėlių. Taip, jie akivaizdu, kad naudoja savo rezervą dar iš antro pasaulinio karo. Tai kaip jie ten viską gamina? Nes nuostoliai skaičiuojami ne vienetais, ne rankų pirštais, jie ten skaičiuojami tūkstančiais. Tai turėkime omeny, kiek užtrunka tą tanką pagaminti. Lietuva užsisakė tankų tam tikrą kiekį, gaus kada? Ne rytoj, ne po ryto ir ne po metų. Jie stoja į eilę, sumoka avansą ir gaus kažkada. Tai analogiškai tas pats ir Rusijai. Pastatyti fabriką operatyviai, aišku, neabejoju, kad su statybos leidimais ne taip, kaip Vilniuje vyksta, čia jau galėčiau labai daug šnekėti ir dažnai šneku šitą temą. Visi supranta mastus ten Rusijai. Čia jau galėčiau atskirą temą pašnekėti, jau valandą šnekėti apie statybos leidimus. Pas mus yra pliusas tas, kad mes jau žiūrėkim jau statybos leidimuose, būtent kariniams objektams, mums jau nereikia išimti statybos leidimo, mums išeina ekspertizės akto, ekspertas pasako, ok, statyk ir tu statai, jau nereikia tų valdininkų derinimų. Viskas ganėtinai paprasčiau, tai pas mus jau yra pokyčiai. Tai turėkime omeny, kokie greiti pokyčiai vyksta Rusijai, kuri fabrikas pastatytas ir viskas kūrėsi. Tai, bet visam tam dalykui, tas visas dalykas turėkime omeny, kad jisai nėra taip, kad pagaminai kažkokį sviedinį ir tau tas sviedinys atsipirks, kažkas ten tau duos pridėtinę vertę. Ne. Tu čia kitaip sakant, padarai ganėtinai brangų daiktą, jį prateriojai, už tai gavo pinigus darbininkas, už tai gavo kažkoks pardavėjas, logistas, tu išlaikai vidinėje rinkoje, mėtai pinigus, bet realiai tu ekonomikos tai nekelia. Tu savo ratelėje suki tos pinigus iš rezervo ir tas rezervas visai kitaip sukasi. Dar turėkime omeny ir man teko pasižiūrėti, kokiom kainom pardavinėja indam ir kinam naftą, savo išteklius. Su gera nuolaida. Tai Black Friday vyksta ne tik tais pas mus prekybos centruose, bet Black Friday vyksta ir naftos rinkoje.
kuomet rusai pumpuoja, nes jie negali sustoti nepumpuoti. Tai dar labiau pumpuoja, pigiau pardavinėja Kinijai, pigiau pardavinėja kitom šalim, tam, kad turėtų savo rezervus pilnesnius finansais. Galų galia ta pati Europa, pažiūrėkim, kokiais mastais moka pinigėlius už tą pačią naftą, už tos pačius naudinguosius išteklius. Tai nėra maži pinigai, tai yra tikrai dideli pinigai. Taip, tai jeigu vyktų visgi taikos darybos, tokį išvadą padaryčiau, kad abiejose pusėse nėra viskas taip gerai. Rusija arba ekonominė prasme, arba sunkiosios ginkluotės gamyboje, o Ukraina turbūt irgi ten ir karių skaičius. Jau su motivacija atrasti vis labiau motyvuotų karių sunkiau. Tos pačius kareivius Ukrainai juos gauna iš kavinių. Taip. Seniau to nereikėjo. Anksčiau to nereikėjo, nes patys žmonės, tai pirmoji ta banga žmonių, kurie yra didžioji dauguma yra žuvusių, tai yra tie pirmieji patriotai, tie pirmieji žmonės, kurie jau ginklas neturės kulkų, bet jisai pats eis ir jisai, taip sakant, išmals kumščiais priešą. Bet jeigu kalbam bendrai apie karą, kodėl negali laimėti, Ukraina gali pagal savo motivaciją, bet kodėl Europa, vakarai visi, aš siūlyčiau variantą tokį, kad aš ten labai gerbiu tikrai žmogaus teisės Europoje, vakaruose su šalimis, kurios gerbė žmogaus teisės, viskas gerai, reikia turėti labai apibrėžtas tas teises, demokratija, viskas super, bet su tokiamis šalimis kaip Rusija, būtent reikėtų vakaram išmokti nesivadovauti ten žmogaus teisėm, karinė teisė, tarkim, kodėl, jeigu duosiu tokį vaizdų pavyzdį, įsivaizduokim krepšinio varžybos, tu žaidi 5 prieš 10 ir tie, kurie žaidžia 10, jiem pražangų nieks nešvilpia, jie gali ką nori daryti, o tie 5 žaidžia pagal taisyklės, jiem ten švilpia pražangas, tu niekaip nelaimėsi. Neįmanoma. Tai kai Rusija naudoja viską prieš tave, biški išjunkim tas J.D. Vance'as vis tiek ta politika, kad turi būti viskas agresyvesnė tokia, tai to trūko per šitą visą karą, nes įsivaizduokim, aš labai čia gal tokios radikalios mintis, aš negi žvalgyba nežino duomenų, kas yra sprendimo priėmėjai Rusijoje ir net nebejoju, kad tų priėmėjų šeimos narių, vaikų yra Europoje, gyvena kur vilose, ten Monakose. Aš naudočiau tokius metodus, imčiau vaikus, juos nenaikinčiau, kankinčiau. Ir reikia naudoti tokius metodus. Tu nelaimėsi savo karinę teisę, kai kita pusė nesivadovauja karinę teisę, kankina tuos pačius ukrainiečius ir elgės visai. Tai šitam atveju mano tokia nuomonė būtų, kad reiktų vakaram biški naudoti agresyvesnę politiką, tapti šiek tiek blogiukais, tapti šiek tiek labiau tais vadinamais morozais. Europa dabar yra vakarai sukaustyti savo tų visų taisyklių, savo pačių susikurtų įsipareigojimų, raudonų linijų ir visi kaip surištom rankom. O kovojam prieš, kur iki šiol visi galvoja, kad vienas stipriausių kariuomenių. Taip. Antra pasaulyje. Sakydavo jo. Tai jeigu antra pasaulyje negali operatyviai sudėlioti ukrainiečių, galų galia turėkime omeny, kad jie slenka, bet jie neslenka taip, kaip jie prieš tai deklaravo ir kaip jie aiškino ir žvangino ginklais ir aiškino, kokie jie yra galingi, kokie jie yra nesunaikinami, bet žiūrėk, jau 3 metai galą, ukrainiečių jie dar nepaėmė. Jie palaužinėja, demotyvuoja visiškai maksimaliai. Jie slenka, bet jie nepaėmė pagal tai, kaip jie save buvo užkalbėję ir visiems išaiškinę, kokie jie super galingi. Tai manau, kad čia reikia šiek tiek persigalvoti smegenyse mūsų tiem vadam, kurie mus veda į priekį Europos pusėje, ypatingai ir mažiau diskusijų, o daugiau darbų. Jei neperlipsim per save, tai tik tada reikia mums siekti taikos, nutraukimo, paliaubų, nes jei neperlipsim per save daryti kažko kitokio, negu darėm iki šiol, tai jokios perspektyvos. Kolegom dažnai sakau tokią taisyklę, jeigu nori, kad darbai pasidarytų, reikia pradėti daryti, o ne diskutuoti. Nes visi diskutuoja, bet nedaro, tai pradėkim daryti. Taip. Ir dar galim pakalbėti apie tą baimę žmonių, kur dabar kilusi, nors nežinau, Karoli, vieną klausimą mes jau kalbam turbūt kiek laiko, gal tiesiog toliau paskaitysiu. Keletą parą jau kalbam apie tą patį klausimą. Gal toliau paskaitysiu. Nes vis tiek klausimų daug labai panašių, tai aš tiesiog juos iš eilės skaitysiu. Apie tavo sužadėti, tavęs turbūt dažniausiai. Vienas yra, kad sveikinu. Karinis, jo. Tai labai ačiū, kas pasveikino su sužadėtuvėmis.
Kalbama apie įtakos sferų pasidalinimą JAV su Rusija, kur būsime mes, ar nebus Lietuva išmainyta? Kaip į tokį klausimą, apie išmainimą klausimą. Išmainimą. Į ką mus turėtų mainyti? Rimtai klausimas toks labai ganėtinai keistas ir ganėtinai paprastas iš esmės, nes turėkime tas antraštės, kurias mes turime per žiniasklaidą ir mes matome, kad mūsų jau čia jau viskas, mūsų jau puola, mes užpuola, bet turėkime omeny, kad geriausia yra tai, kad tuo metu, kai mes stipriname save, tuo metu, kai mes dėliojame savo raumenis. Aš jaučiuosi tiesiog NATO dalimi dabar, man čia tos kalbas manęs neveikia. Jo, ir mes šiek tiek jauskime saugesni ir viduje save nuraminkime, žiūrėdami ne galbūt tas antraštės, kur yra skambios frazės, nes skambi frazė pritraukia sekėjus, pritraukia žiūrovų dėmesį ir pritraukia kiekį žmonių, kurie ateina tą straipsnį skaityti. Tai čia yra kitas dalykas. Bet turėkime omeny, kad niekas mūsų čia dabar nemaino, niekas mūsų čia nedėlioja po stalų virš stalo ir šiek tiek atsipalaiduokim, bet neatsipalaiduokime visiškai ir mąstykime ir supraskime tą dalyką, kad geriausias karas, karo išvengti, karui ruoštis. Dažniausiai nuvalkito frazė, iki visi jau negali pakeisti tos frazės, nes jinai antiek yra paprasta, kuo mes daugiau sportuosime, tuo mes labiau atitolinsime agresorių, nes mes turime tą maroziuką, blogiuką. Ir kitas dalykas, turėkime omeny, kad kultūrizmo varžybos, tai kuo tu daugiau putiesi, tuo daugiau tavęs visi bijo. Tai čia analogiškai ir čia tas pats. Dėliokime, investuokime į savo gynybą, ruoškimės, švieskimės, mokinkimės, mąstykime, kur tos yra priedangos, mąstykime, kokie yra keliai išvažiavimo, kaip kas ką. Tiesiog čia yra savišvieta, kuri reikalinga tam, kad mes apskritai tai žinotume, o ne tai, kad mes nieko nežinom, jie tau čia kaip bus blogai. Tai ar taika, ar ne taika, bet kokiu atveju žmogus turi tai žinoti ir tam tikri dalykai, juos reikia tiesiog mokėti, tiesiog reikia domėtis labiau, plačiau ir suprasti, kad tie taikos metai, kuriuos mes gyvename ir galų galiai ilgai gyvename, mes tokio taikos ilgojo periodo seniai neturėjom ir dar kitas dalykas turėkime omenyje, kad mažiau šnekėkime apie tai, o daugiau veikime, kad to nebūtų. Tai aš gal užbaigsiu tokią vieną frazę šitą klausimą. Labai kvaila būtų dabar stipriai panikuoti ir mažinti savo ir aplinkinių moralę, bet labai kvaila būtų ir nesiruošti. Taip. Viskas. Einam toliau. Taip. Bendrai jums abiems klausimas. Geriausias logiškai galimas scenarius ir blogiausias scenarius. Blogiausias scenarius. Jeigu mes užmigsim ant laurų ir tik tais liausimės tuo 5 straipsniu ir mes tiesiog nieko nedarysim ir visiems aiškinsim, kad mus turi NATO paremti, mes gynybai mažinsime lėšas, mes nieko nedarysime, tai čia bus pats blogiausias variantas. Bet čia turbūt klausia ir apie bendrą Ukrainai scenarijų, bendrą Europos. Blogiausias variantas, tai aišku, jeigu tai pranašiški dalykai išsipildys ir Ukraina padalinta bus ar dar kas nors, bet aš... Jei frontas griūtų, turbūt jeigu būtų frontas griūtų, pats blogiausias variantas. Jo, vienareikšmiškai frontas griūtų, bet geriausias variantas tai faktas, kad grįžkime prie tų sienų, kurias rusai yra pražengę, bet čia reikia labai daug padirbėti, čia reikia labai daug mūsų politikų valios, kad jie susimtų, pradėtų mąstyti ir pradėtų judėti, nes mes žiauriai juokingai atrodom, nes aš pasakysiu atvirai, aš turiu pažįstamų tikrai labai daug ir visose pusėse, ir toje pačioje Rusijoje, ir kurie tie patys rusai, jie sako, mes palaikom Ukrainą, daug tokių draugų turiu, kurie palaiko Ukrainą, aišku, jie neina protestuoti, nes jie bijo tų sankcijų, kurias gautų. Bet mes labai juokingai atrodom, kai mes šnekam, pučiamės, bet neišsipučiam. O rusai mažiau šneka, jie daugiau daro. Tai būkim, kaip visi čia sako, ar Lietuva bus ant prekystolio, ar jinai bus ne prekystolio, ar po stalu, ar virš stalo. Nešnekėkime tokiam temam, o daugiau ruoškime tam, kad to nebūtų. Gerai, o aš pagalvojau dar blogesnį scenarijų ir dar geresnį. Tai pats blogiausias, čia visiškai fantazija, bet jei norit pačią blogiausią, Trumpas susibičiuliavo su Putinu ir Rusija su Amerika sujungia ir kovoja prieš Europą. Pakankamai blogai skamba. Labai blogai. Čia labai blogai. Čia norėjo pačią blogiausią. Tai galiu pabloginti dar situaciją, nes dar situacija yra tokia, jeigu pradedi mąstyti, kas kiek laiko vyksta karai su Rusija, tai tie karai vyksta ne kas 100 metų, jie vyksta kas keliasdešimt metų. Tai, bet žiūrėkim, jau kurį laiką nevyko.
dabar tas įvykis, kuris yra ne įvykis, o karas, realus, brutalus karas, kuris vyksta Ukrainoje, jisai tiesiog yra, jisai turėkime omeny, kad jis vyksta tenais. Ar pas mus jisai vyksta? Taip, mes galime matyti hibridinių karo elementų ir viso kitokių, kas vyksta, bet to brutalaus karo pas mus nevyksta. Tai dar kartelį pasakysiu, ruoškimės, blogiausiam bus geriausias. Gerai, o tas geriausias mano variantas, Rusijai KGB, FSB būna jau prispausti prie kampą, pašalina Putiną, nežinau, jam pakeičia veidą, įskraidina į vakarus ilsėtis, pasako, čia viskas buvo per Putiną, viskas sugalvojo Putinas, mes va dabar išrinksim savo demokratišką vadovą, mes norim vėl santykių su visais, mes atiduodam visą Ukrainą kaip buvo, tik kad nereiktų mums mokėti kokių reparacijų, norim su visais atkurti santykių, Rusiją vėl ekonomiškai pakelti. Čia būtų geriausias, kuris, aišku, turbūt nėra įmanomas, bet jeigu pasvajot mintyse, tai apie geriausią variantą tokį pagalvoju. Ukraina atgauna teritorijas, Rusija kažkaip tampa demokratiška, kas absoliučiai neįmanoma, bet susapnuot tokį gerą variantą būtų smagu. Jo, nes Rusija yra taip, kai nukerpi vieną galvą, tai šauga dvi. Daug kalbų buvo, jau kai ten atrodė, kad Putinas jau ten tuoj mirs, kad ateis ten Patruševas dar baisesnis už Putiną. Tai. Taip. Bet turėkime omeny dar vieną dalyką. Mums šitas karas duoda ir galimybę susipurtyti, ir galimybę baigti miegoti ir baigti galvoti, kad už mus kažkas turi kažką padaryti. Visada gyvenime taip yra. Niekas už mus nieko neturi padaryti, niekas nieko mums nėra skolo. Mes tiesiog turime daryti patys, daryti tam tikrus žingsnius patys, o ne tikėtis ir, kaip sakant, žaisti tą loteriją, kurią gal išsisuks, gal neišsisuks. Tai būkime stipresni ir judėkime į priekį. Tu, kadangi dirbi su paramos organizacija, tu turbūt labiausiai tą jauti, kad žmonės susitelkia pradžioje, kai būna labai baisu, tada jau užmiega žmonės, kad viskas gražu, gerai, dar oras atšyla, saulė šviečia ir tada vėl ateina kažkas, kad tuo jau čia pas mus gali ateiti, vėl tada visi susikaupia, tai labai tai banguoja žmonių, tai norėtųs, kad visada jie vienodai rūpėtų tai, kas vyksta ir vienodai kiekvienas galėtų kažkuo prisidėti ar prie mūsų stiprinimo, ar prie pagalbos Ukrainai. Judėkime į priekį. Judėkime. Taip. Ar bus karas Lietuvoje? Toks klausimas. Kino, kainų prekybos centruose. Turbūt, nežinau, turbūt konvencinis, galim kalbėti apie konvenciją. Tai galų galia tas pats karas, kuris dabar Ukrainoje yra, tai manau, viliuosi, tai tikrai neturėtų būti pas mus. Bet hibridinės atakos ar hibridinis karas, ar kaip tu jį bepavadinsi, galų galia tas pas Lukašenkos, žiūrėkim, tie pabėgėliukai, kurie suglaidinti žmonės keliavo į Baltarusiją, po to prie sienos atsidūrė su vizija patekti į Europą. Irgi galų galia turėkime omeny, kad čia yra karo tokia atmaina ir tokios tam tikros atakos, kurios yra, irgi galėtume pavadinti jas kaip karo dalimi. Bet kad toks brutalus, kad ateis čia pas mus įsiverš ir dar kas nors, tikėkimės, vilkimės ir nesigazdinkime per daug, ruoškimės, bet nesigazdinkime. Jeigu norite vilas pirkti Ispanijoje ar dar kur nors, ar Kretoje ar dar kur nors, pirkite, bet ne masiškai. Ir Lietuvoje reikia investuoti. Ir Lietuvos ekonomiką reikia gerinti ir judėti į priekį, nes jeigu mes visi čia pradėsim bijoti, visi panikuosim, tai mes patys savo išauksime tą paniką ir patys savo įsikalbėsime tos negeruosius dalykus, patys savo tą slibiną padidinsime. Taip, mano nuomonė, kaip Lietuvoje bus Vokietijos brigada, aš iš vis miegosiu ramiausiai, turbūt kaip galiu, nes žinosiu, kad čia ne tik Lietuva galėtų užpulti, ir Vokietija, nieks Vokietijos tikrai nenori užpulti, nes Vokietija jau, mes Lietuva, aš tikiu, kad visi ir mus gintų, bet jau su Vokietija, kadangi čia bus ir Vokietijos nemažai karių, tai jau tada būtų tas dalykas, su kuriuo geriau nejuokaut Rusijai. Visų antra, aš kaip kareivukas vis tiek žinau tas logistinės grandinės, kaip viskas turėtų būti. Kai Rusija prisikvietė į NATO Suomiją ir Švediją, tai jie vis tiek turėtų Baltijos jūroje įvesti savo laivyną. Nežinau, kaip jie ten įvestų tą laivyną, kai pakankamai stiprus yra skandinavų laivynas ir jiem reiktų jį kažkaip sunaikinti, kad ten įplaukti. Jau Baltijos jūra vadinama NATO jūra yra. Taip. Visų antra, taip, dabar jeigu konvencinis karas iš Lietuvą puola,
Visų pirma, visi turbūt suprantam, kas supranta elementarius dalykus, kad karas konvencinis mūsų pusėje galėtų vykti tik po taikos dėrybų Ukrainoje, kai baigtus karas ten. Rusija negali. Atidarys čia pilną tų frontų. Du frontus atidaryti, bet koks karo pradėjimas prieš Lietuvą būtų tarptautinės teisės pažeidimas. Taip, tai pultų, tarkim, jeigu Baltijos šalis iš kažkur, tai ką tuo metu turėtų daryti ukrainiečiai? Laikytis paliaubų, kai Rusija tarptautinę teisę ką tik sulaužė, ar kai Rusijos dėmesys jau kitur, tuo metu vėl grįžti ir bandyti atsimti tas užgrobtas teritorijas. Kur yra nusilpusi Ukraina, Rusija toje vietoje nusilpus, gal galia turėkime tą Kursko operaciją, kaip vadinamoji, ne, kur, tai žiūrėkit, mes pamatėm, ukrainiečiai pamatė tą pleištą, kur žiūrėk, čia yra galimybė, šovė, neprašovė, turi dabar tą Kursko teritoriją. Okay, tai įsivaizduoju, kas būtų, jeigu čia. Tai dar labiau atsilaisvintų ir pagal karinę teisę, mes esam NATO, dabar Švedija, Suomija yra NATO, Suomija turi 700 km sieną su Rusija ir teisiškai, jeigu Rusija užpuola NATO, NATO gali užimti teritoriją šalies agresorės, jeigu tai padeda apginti užpultąją dalį. Tai ką veikia Suomija tuo metu gerai. Ten tikrai Rusija dar turės pastatyti liniją prie Ukrainos sienos, kur galbūt bus taikdariai iš NATO šalių. Ir tada pastatyti prie Suomijos sienos. Ir prisiminkime dar istorinį dalyką, kad Suomija tai tikrai norėtų atsimti tą žemės, kurias Rusai pasiėmė iš jų. Tai kodėlgi nepadarius tokių dalykų, kai pasidaro jovalas, suirutė, nieks nieko nesupranta ir turim. Tai man, Maks, keistai skamba tos nuolat. Dažniausiai jas skleidžia politikai, taip, jų kartais tikslas žmonės, kad neužmigtų. Kad būtų mobilizacija. Jo, bet kartais būna tikrai jau per daug, kad čia jau karas kitąmet, dar kitąmet, aišku, ir suprantu, kai kurios žmonės ten ypač karininkus irgi būna tai paskelbę, jos jau ima pyktis, kad galbūt Lietuvoje visiems vienodai, kad mes neturim planų evakuacijos tvirtų, kad pirkimai ten kokie vėluoja. Ir jie naudoja tokią retoriką, bet nežinau, man kas gali paaiškinti, kaip Rusija gali keliais frontais, nusilpus Rusija, be sumažėjusių savo laivynų, su aviacija sumažėjusia, dabar pradėti prieš stipriausią pasaulio alijansą, kad ir be tos pačios Amerikos, kad ir ta pati Amerika negintų. Vis tiek, Amerika yra kitapus Atlanto, tai mums reikia vis tiek organizuotis į šalis, kurios yra aplink mus. Tie patys Lenkai su savo kariuomenė. Lenkai iš vis šaunuoliai, man jie pavyzdys Lenkai yra, kaip jie ruošiasi, savo BVP jau ten tuoj amerikiečius gal jau net aplenkia pagal skiriamą procentą, reiktų pasitikslinti, tai Lenkai šaunuoliai ir jei klausimas, ar bus karas Lietuvoje, vėlgi, kaip ir tu lygiai pasakau, dabar aš nematau, aišku, iš naujo galėsim refreshinti savo nuomonės, jeigu įvyktų taikos sustarimas, nes paaiškėtų kokios sąlygos, kur stovės ten, tarkim, kažkokie kariai, kurie saugos tą suverenitetą Ukrainos iš Europos, tada bus galima daugiau kalbėti, bet dabar aš nematau jokių vilčių, bet kaip ir tu sakei, hibridinės atakos aš net nebejoju, kad bandys rusai. Tai užtenka 10 žmonių Lietuvoje padaryti tokį chaosą, kad tiesiog pasprogdinti elektrinės, kokį vieną dujotekį, ryšio pastotės, kokias pagrindinės sunaikini, nebėra ryšio, dingsta elektra, visiems panika. Dar padegi kokį, nežinau, nedaug dievė Akropolį, kur žmonės girdi gaisrinės, policija, dūmai, nėra ryšio. Ir visi pradeda rašyti didžiausius. Čia visiškai panika. Ir tam tai reikia kokių turbūt 10 gerai apmokytų diversantų. Tai aš šituo tokių dalykų, aišku, gal kitokia operacija, kitokių išpuolių tikiu, bet tuo pačiu kaip patriotas aš pasitikiu mūsų žvalgybą, sąjungininkų žvalgybą, kad mes užkirsim kelią, bet tikiu tikrai bandymų, kad rusai bandys. Ir reikia tokiem dalykam ruoštis, kiekvienam žmogui reikia žinoti evakuacijos planus, žinoti, ką daryti, turėti planą su artimaisiais. Manau, kad šitas dalykas yra svarbus. Tai karo tokio kaip ir manau, nereikia bijoti, kad čia į mūsų tą savo purviną batą namus ateis, aišku, gali ten per sieną, kaip tu sakai, tų pabėgėlių. Jeigu tie pabėgėliai apsirengia ten kokiom baltom uniformom, tai NATO vėlgi, kaip visada, kaip vakaram bus sunku pritemti, kad čia 5 straipsnį, kad čia jau mus puola Baltarusija, jo, kaip Izraelija Hamas padarė.
tokį įbėgti, kažkokį išpolių padaryti irgi. Čia viskas įmanoma, bet tokių, kad tankai, raketos čia skristų, nu... Sudėtinga. Bet dar vienas dalykas, aš prisiminiau dabar, kai pasakėjau apie tas atakas, aš prisiminiau, kai buvo 2014 metų Maidano įvykiai pačioje Ukrainoje. Ir aš buvau tuo metu, aš pamenu, mes su tuo metiniu ambasadorium Vaitekūnu Ukrainoje, Lietuvos, atidarinėjom konsulatą Charkive. Tuometinėme Charkove, dabartinis Charkivas. O pakeitė jį. Tai aš pamenu, sėdėjau viešbutį ir rodė, kaip va čia Charkive jau vyksta kažkoks Maidanas, kažkokia revoliucija, kažką. Vietiniam ukrainiečiam parodžiau, sako, ai, tai jo, čia buvo kažkokia ten darė kažkas, sako, tai ką čia darė? Sako, tai čia tiesiog susirinko 40-50 prorusiškai nusiteikusių žmonių, juos aplinkui filmavo kameros, jie laikė rusiškas vėliavas, jie ten aiškino, kaip mes čia norime įkurti Charkivo naują demokratinę respubliką kažkokią ir juos pamatė vietiniai, bet jau čia po Donbaso visų ir Luhansko įvykių, vietiniai pamatė ir juos tiesiog paėmė ir sutvarkė vietoj. Tai viskas baigėsi, ten tas Maidaniukas, kurie jau ten aiškino, kad mes jau čia norime atsiskirti nuo Ukrainos ir viskas baigėsi. Todėl noriu dar kartelį visiems palinkėti šiek tiek daugiau kritinio mąstymo ir kritinio šaltesnio proto ir nepanikuoti visą laiką tada, kada tau sako, kad reikia panikuoti. Taip. Pas mus, kai tu man papasakai apie šį Maidaniuką, tai pas musgi irgi tarnybos pratybas daro Šalčininkose. Lik Šalčininkus tai turėtų ten kažkas, jo, kad mes šalčininkiečiai čia... Šalčininkų demokratinė respublika. Jo, tai būna pratybos kartais Lietuvoje, būtent tame krašte. Tai vat priminė šitą, bet jo, kaip ir sakom, išvada tokia, kad gali būti ta hibridinė kažkokia ataka. Aš tikiu mūsų tarnybam, kad jinai būtų užkardyta, bet visada tokiam jau reikia pasiruošti. Karinė grėsmė ne, hibridinė ataka yra įmanoma Lietuvos teritorijai. Keliavam prie kito? Keliavam. Taip, čia jau turbūt reikia pradėti bijoti karo su jiems su praėjusiu klausimu. Taip. Kokia šiuo metu karių, pas kuriuos Karolis važiuoja, moralė? Nei vieno nesutikau, pas kurį važiavau tikrai ne pas didelį kiekį. Nei vienas nedžiūgavo, nei vienas nešokinėjo, visi nusiminė iš tikrųjų yra ir visi nusiminė tuo, kad jie turi patys dažniausiai kareiviai pirkti tas mašinas, patys iš savęs, o jeigu nenusiperka, tai atvažiuoja kažkoks Karolis, kuris jiem duoda tą mašiną. Ta mašina vėlgi, jinai yra laikina, nes jinai genda, sugenda ir taip toliau ir panašiai. Kitas dalykas, kokia jų motivacija, tai tokia yra motivacija, pagalvokim. Jie gauna, tarkim, tam tikram laikotarpiu, tam tikrą, tarkim, rūbą. Kaip pavyzdys. Tu gauni vienas konės, kuriam laiku. Ir antrą konę tu gausi, žiūrėk, po kokio vieno kito mėnesio. Tas pats yra su kelniam, tas pats yra su visa apranga. Ir tu, žiūrėk, jau turi būti su tokia ekipuotė, galų galę su tom neperšinamom liemenėm. Jas tau duoda valstybė, bet tau duoda prastesnės kokybės. Tu supranti, kad, žiūrėk, jau jie nelabai tarnaus ta galbūt optika, kurią tau duoda valstybė. Ir tu supranti, kad tavo draugų ir tavo bičiulių ratas, su kuriais tu kariavai, tu jau tampi vos ne vienas, nes visi kiti mirė, tada tu pradedi mąstyti, kad kažkada ateis tavo eilė ir tu taip kariaudamas nuolatos apie 2-3 metus, kurie kariauja tie vyrukai, tai jiem tikrai yra demotyvacija, yra tokia būti tenais. Depresija užeina, jie pradeda man, netgi galiu pasakyti, kad jie dažnai man pradeda rašyti, Karoli, čia kaip kas ką, čia mums tai blogai, ir jie tų pačių elementarių klausimų, kuriuos mes čia girdime iš tavo klausinėtojų, tai jie to paties manęs kartais klausia ir sako, kaip jūs matote šitą situaciją iš savo pusės, nes jiems tikrai yra baisu ir jiems atrodo neretai, kad Europa ar Amerika gali tiesiog dingti ir jie liks vieni. Nes ginklų, kuriuos gauna ukrainiečiai, tai procentalinė išraiška 30% tiekia Europą, 30% tiekia Ameriką, 30% patys ukrainiečiai pasidaro su tais bombikių fabrikais, kaip vadinau, ir 10% jie kažkur susigaudo pasauliniai rinkai. Viskas. Tai jeigu jie supranta, kad dingsta Amerika 30%, tada jie pradeda bijoti, kad Europa dingtų su savo giliais susirūpinimais, bet visiems duoda. Ir jiem tada tokia demotyvacija. Tai tų pačių karių moralinė tokia vertė, savivertė tikrai yra numažėjusi ir tikrai
jie žiūri į tai su dideliu nerimu ir jie labai žiūri su dideliu nerimu į tą savo kitą Ukrainos dalį, kur yra vakaruose labiau, kuri nenori kariauti, kuri nenori mobilizuotis, kuri nenori tikrai keliauti į tą patį frontą ir galbūt žūti ir jų pakeisti kaip į rezervą, nes tie vyrukai, kurie rytinėje dalyje, jie yra labai pavargę. Jie tikrai yra labai labai pavargę. Jie nori taip pat, kaip jie mato, Bukoveliuose linksmai sėdėti kubile ir su panom leisti laiką. Jie norėtų tą, kad turėtų va tokį, bet jie turi tik tais vieną galimybę ginti, kariauti ten, kur yra frontas. Tai idėja, bet tokia yra ta realybė. Karas nėra džiuginantis dalykas, jų ta pati savijauta tikrai ne iš gerosios pusės dabar. Ir aš ką, man keista, kad Lietuvoje dabar labai dažnai dalinas socitinkluose visi mėmsus, kad Putinas ten bučiuojasi su Trumpu, apsikabinė ir aš galvoju, toks dalykas tikrai nepadeda ukrainiečių moraliai pakelti. Jie mato tuos visus mėmsus, galvoja, kad jau gali būti, kad Trumpas bus tas žmogus, kuris dar ateinančius ne vienus ir ne 2 metus bus mūsų pagrindinis saugumo garantas. Taip. O mes platinam visus naratyvus, kad jis jau yra Putino antroji pusė. Tai manau, kad aš prie šitą dalinimąsi. Nemanau, kad... Abejoju, ar Amerika apskritai sudaužys visą tai, ką jie kūrė daugybę metų, nuo Abraomo Lincolno laikų, grubiai tariant. Ne. Abejoju, ar tikrai tai jie padarys. Reikia prisiminti, kad 63-ais irgi Kennedys tą patį pasakė, kad jeigu kodėl mes turime mokėti už NATO, kad Europa turi sumokėti patys. Tai dabar lygiai tą pačią retoriką naudoja Trumpo administracija, tai reiškia retorika nuo 63 metų nesiskiria Amerikos, tik mes dabar kažkaip jautriau tą reaguojam ir tokia retorika buvo visą laiką Amerikos, bet jinai kaip ta pikta mama pagrumuoja pirštu, bet vis tiek savo vaikus globoja. Šurajevo buvo postas pirmadienį, paskaičiau, labai gerą mintį jis pasakė. Sako, jeigu ten Ukraina sudarytų tokią kaip ir gėdingą sutartį su prievartautoju, tada atsirastų mum pavojaus tikimybė 1%. Bet 99%, kad ir po tos taikos dėrybų mums nebūtų nieko, bet tas 1% jau yra daug. Tai mano yra tokia pasaulėžiūra, kad mes visi kažkaip apsikraunam to 1%, labai savo įsivarom baimės, panikuojam, daug tikrai žmonių man parašo, kad labai bijo, tai aš vis tiek linkęs geriau tais 99% pasitikėti, aplink juos sukti savo mintis, gyventi ramiau, negu tikėti to 1%, kas, kaip ir teisingai Olegas sakė, vis tiek yra daug. Vis tiek tikimybė 1 iš 100 yra tikimybė, kad mums būtų prastai. Tai siūlau tiesiog biškai pozityviau žiūrėti. Jeigu tokios mintis užplūsta, tai eikit pabėgioti, eikit pasisportuoti, ar dar kažką darykit, bet tikrai nemastykit. Visi suprantam, kad dabar pasaulio žiaurūs dalykai tikrai. Tai žiūrėkim, tai tas pats, kas Gazos pusėje, žiūrėkim, tas pats, galų gale, tai mes čia taip kalbam, bet tai kalbėkime apie tai, kaip, pavyzdžiui, jaučiasi koks pietų korėjietis, kurį beje neužilgo aplankysiu po kelių mėnesių, į pietų Korėją skrisiu. Tai pietų korėjiečių tai iš vis yra baisu. Žiūrėk, nes tu turi kaimyną, kuris augina ne televizorius, augina ne mašinas, o jis augina ginklus, o tu visą laiką augini sinonimą gaminimui, pavartojau, tu gamini televizorius, inovacijas ir visą kitą, o tuo metu tavo bičiulis iš Šiaurės Korėjos gamina ginklą, o tu šalia esi per vieną tvorą. Tai čia irgi pasaulyje yra labai daug visokių teritorijų, kuriuose tikrai yra labai liūdnas reikalas, galų gale ta pati Padniestrė, kai joje buvau. Padniestrė tai yra įsikūrusi dar Moldovos ir Ukrainos įsiterpusis toks pleištas, kuriame gyvena kiek ten 200 tūkstančių. Ir kur rusai svajoja per Odesą sujungti Padniestrę su Europą. Tai va čia tokia vizija rusų yra, čia nuo senovės, nuo 90-ųjų laikų jie turėjo tokią viziją, bet kai teko man pačiam būti tenais, tai kad įsivaizduotumėt, kaip pas mus čia važinėja modernus automobiliukai policijos, tarkim, policija pas mus su apynaujais automobiliukais važinėja. Tenais važinėja, nejuokauju, su Ford Sierrom senom ir va čia jų tas, ta milicija, ne policija ten, jo, tai va su tokiom egzotiniam važinėja nekariniam, o tokiom technikom. Tai turėkite omeny, kad tos visos respublikos, kurios yra užimtos, kur pridarytos tos visos bėdos, jos tikrai negyvena geriausius laikus ir aš net nebijoju, kad kažkada čia turėtų visą tai išsprogti, nes va tokios Padniestrės, po to Pietų Osetijos visokios ar kitos
pseudo respublikėlės, kurios yra sukurtos, tai jos turėtų kažkada, manau, kad bliukštelti ir tikrai bliukštels. Tai Visą laiką taip nebus. Tai moralę turim palaikyti mūsų kariuomenėje visada. Svarbiausia, kad būtų aukšta moralė, nes jei tu galvosi, kad viskas labai blogai, tau viskas jau neturi jokių galimybių, tai tada tikrai tada bus blogai. Daugiau šipsokitės. Jo, daugiau aukštos moralės ir viskas bus gerai, bent mums, turbūt Lietuvoje. Kaip JAV gali taip išduoti NATO sąjungininkus pati Rusija? Tai vėl, trumpai čia galima atsakyti, nes tai čia turbūt mes jau buvom atsakę. Kad tai nieks dar neišdavė. Taip. O spėlioti ir bijoti, tai... Jo. Kai realiai išduos, tada galėsim, nes manau susitikimas su Putino atstovais. Susitikimas. Tai išdavimas dar tikrai nėra išdavimas, tai kol kas pamiršim. Kokius portalus ar žmonės skaityti sekant geopolitinius įvykius, mūsų portalai varo paniką? Jeigu patarimas būtų, tai nesekit vien tik tais mano pėdom, nes aš skaitau realiai kosmosiškai daug politinių taškų. Ir blogio ir gėrio mes skaitom. Mes blogio ir gėrio, aš tai, pavyzdžiui, asmeniškai, čia gal negerai išsakyti, bet aš, pavyzdžiui, netgi nueinu per Google. Mes atviri šiandien. Ja, taip atvirausim. Aš, pavyzdžiui, netgi kartais paskaitau rusiškas naujienas, tai lenta.ru ar dar kokias, ar tos pačius sputnikus, tam, kad pasižiūrėti, kokią nuomonę formuoja Rusija apie mus. Ir tu tada matai, kur jie eis, kokį ten trendą formuoja, tu gali susidaryti pagal tą viziją. Čia, ką šneka pas mus visi, neįvardinsiu, tam tikri kanalai per YouTube'us ir taip toliau, pažiūrėkit, kokią jie žinutę transliuoja. Pamastykit apie tai kritiškai ir nelabai sudėtinga suvokti, ką jie nori pasakyti, vienas dalykas. Aš Lietuvos vatinkus mėgstu pažiūrėti irgi panalizuoti, kas jų košiai ten. Kas jų košiai, tiesiog, nueikit pasižiūrėti. Bet atvirkščiai, aš geriau siūlyčiau nežiūrėti. Jo, nes labai daug žmonių negali kritiškai vertinti tos informacijos, kurią gauna, tai geriau neskaitykit, geriau mūsų paklausykit. Mes papasakosim apie tai, ką jie kalba, bet dekonstruosim apie tai. Jo, pažiūrėjau, aš savo automobiliuką dažnai ant savo automobiliuko sutinku Z-raidę, nes, ant mano... Ne, tai Lietuvoje tai pilna čia. Turiu tokių reikalų, galų gale mano... Ir savo rate, ir su tai savanoriais teko ir mirti regėti ne per seniausiai, kur yra visokių sakymų, kad žiūrėk, čia gal yra kažkokia diversija, nes vienas draugas iškrito iš laivo, nors jisai padidinėjo labai daug Ukrainoje, taip pat jisai dirbo tam laive, tai jis buvo tiesiog iškritęs. Tai... Iš kokios šalies draugas? Lietuvis. Lietuvis, jo. Tai tai tokių dalykų, po to galų galę tarptų žmonių, kurie važiuoja pastoviai į Ukrainą, mes tikrai gauname ne vieną, ne dvi, ne tris žinutės, kurios yra nukreiptos prieš mus. Pasakysiu atvirai, žinokit, visiškai atsipalaidavęs sėdžiu ir tai tas visokias konspiracinės teorijas ir konspiracinės šnekas, kurios pasiekė mane patį asmeniškai, aš visiškai nekreipiu dėmesio, nes tiesiog aš suprantu, kad čia yra didžiausiai... Bet tai Lietuvoje, žinai, daug yra labai žmonių, kurie padeda irgi Ukrainai, tai čia ir, ar mes matom daug pasikesinimų. Čia, kaip sakė tavo draugas, galėjo būti, bet galėjo ir nebūti. Taip. Bet čia turėkime omeny, kad kitas dalykas, skaitykime ir turėkime kritišką požiūrį į tam tikrus dalykus ir šiek tiek patys vertinkime, nes šiom dienom mes žiūrėdami tas antraštės, kai mes dabar su tam diskutuojame, mes žiūrėdami tas antraštės, tai šakės, jeigu jomis tikėtis ir kliautis, tai viskas, norisi užsidaryti, pabėgti, nusipirkti kažkokį namuką Tenerifėje, dar kur išlėkti ir klausytis tų visų teorijų. Bet pradėkim kritiškai mąstyti ir prisiminkime apie tos draugus, kurie pradžiai pirkosi prieš 3 metus namelius ar poilsio taškus kažkur užsienyje. Tai jeigu tu nori iš tikrųjų jau bėgti, jau tu sakai, kad čia šakas, tai tu turi parduoti čia, nusipirki ten ir gyveni tenais, o ne mastai, kad čia nukeliausi ir išskris, jeigu kažkas atsitiks. Tai turėkime omeny, kad labiau kritiškai žiūrėkime ir kritiškai mąstykime. Bet Lietuvoje vis tiek aš manau, kad mes saugiai gyvename. Saugiai. Taip, ar NATO ateitis nulemta, tai aš iškart galiu pasakyti, kad NATO per šį karą Ukrainoje tiesiog sustiprėjo. Taip, tai nulemta ateitis yra vienareikšmiškai. Gal galia turėkime omeny, kad mūsų Baltijos kabutėse ežeras pasidarė NATO ežerų. Tai Baltijos jūra aplinkui sustiprėjo.
NATO apskritai sustiprėjo, nes pradėjo mąstyti ne kaip patostogauti, o kaip šiek tiek padirbėti. Turėkime omeny, kad patys NATO šulai ir visi kiti, ir galų galia tie patys sandėlių valymai, kur kad ir tą seną amuniciją atiduoda Ukrainai, tai netgi į naudą, nes atkeliaus nauji ginklai, kurie pakeis senuosius ginklus. Ir žiūrėkime, mūsų jau sandėliai pildosi, ne iki tos juostos, kur prieš tai buvo, bet pildysis gerokai daugiau, nes karinė pramonė Europoje atbunda. Turėkime omeny mūsų Kubilių, kuris vadovauja būtent tam, kad pabūstų karinę pramonę, tam, kad visi suprastų. Nes dar vienas dalykas, politikai kaip ir supranta pas mus Europoje, bet tiem politikam labai sudėtinga įtikinti savo visuomenę, kad žiūrėkit, padarysim labai nepopuliarų sprendimą, nekelsim jums pensijos, nekelsim jums atlyginimo, bet mes pakelsime karinį biudžetą. Čia žiauriai yra tokia politinė savižudybė, nes tu supranti, kad tavo kadencija 4 ar 5 metus, todėl tu šauni savo į koją ir visi politikai to bijo. Nes koks ispanas ar koks portugalas, jam tikrai tikrai jam taip nėra tas Ukrainos karas tiek aktualus, kiek mums čia atsėdinčiam. Aš ne kartą keliavęs ir Portugalijoje, ir Ispanijoje karo metu, tai absoliučiai bandai tą temą užvesti. Nelabai žmonės nežino, kokia situacija dabar ten, kas vyksta. Bet normalu, mes visą patyrę tą priespaudą. Mes kitaip tai žiūrim ir kitaip vertinam. Judam toliau. Tai va, dar apie NATO, ką norėjau greit prie to pačio klausimo, kad aš dažnai paučiu, kad vis tiek Rusija į savo propagandą, į savo psichologinės operacijas labai daug pinigų investuoja ir bandomas paskleistas tiek Lietuvoje, tiek Europoje naratyvas, kad NATO byra, kad NATO skaldosi, kad ten NATO nevieninga, bet čia grinai yra viskas skleidžiama informaciniam lauke. Aš matau iš kas techninė pusė, kad NATO padaugėjo karių, padaugėjo technikos, padaugėjo narių ir iš vis dar ir gavom ežerą NATO, kuris... Pažiūrėkime galų galia kaip su Baltarusija siena, kad ir mes juokėmės, kad tie dantis yra pastatyti pavieniai ir dar kas. Jų tokių dalykų apskritai net nebuvo. Apskritai net nebuvo tos sienos su Baltarusija. Tas pats briedis ar ta pati meška, kuri keliaudavo tarp Baltarusijos ir Lietuvos, jinai jau dabar žiūrėk, jau jinai negali praeiti. Ir dar turėkime dar vieną dalyką, kur viešuosiuose šaltiniuose yra tas įšaldytas Rusijos turtas, kur ten vertinama plius minus apie 300 milijardų pinigėlių. Tai tas 300 milijardų pinigėlių turėkime omeny, kad yra labai didelis skaičius, kuris galėtų labai prisidėti prie Ukrainos gerovės. Tik tais mums reikia tos teisinio kumščio ir teisinės įžvalgos, kaip geriau palenkti ir padėti Ukrainai. Gal geriau būtų tuos pinigėlius paversti karo produktais, kurie padėtų ne tik tais spekuliuoti ir diskusijas maitinti apie tų pinigų panaudojimą, bet iš tikrųjų jie būtų panaudoti Ukrainos pagalbai, o po to teisiniai dalykai, kur teismuose ten diskutuoja rusai prieš tuos, kas priėmė sprendimą tuos pinigus panaudoti Ukrainai, tai tegul diskutuoja. Patys žinom, kaip su teisminiais procesais. Gali vilkinti iki begalybės. Bet šiandien, šią akimirką, reikia padėti ukrainiečiams. Taip, ir kaip aš prieš tai minėjau, biškai šiek tiek teisiniam tam reguliavimam nusižengti, šiek tiek apeiti vardan gero tikslo. Nes mes kariavom ne su tuo, kas teisiškai tai žiūri. Turėkime omeny, kad labai paprastas pavyzdys, kad dažnai naudoju šitą pavyzdį, tai įsivaizduokit, tu gyvenai savo bute, ateina pas tave kažkoks veikėjas, susideda svetainėje savo daiktus, mantą, susideda kojas ant tavo mėgstamos sofos ir sako, žiūrėk, čia mano sofa yra. Ir dabar mes jau pradėkim dėrėtis. Tai čia analogiškai yra ta masė žmonių, kur, kaip aš ir sakau, kur sako, tai gal nekariaukim, palaikykim Rusiją, gal diskutuokim. Nieko ten nereikia, ten tiesiog reikia gero atkirčio ir viskas. Arba tu laimi, arba tu praloši. Nes jeigu tu nemoki dėliotis ir tvirtai judėti priekį, tai tu esi pralaimėjusio pusėje, tai tu ir pralaimėsi. Bet jeigu tu duosi normalų, tvirtą, solidų atkirtį, žiūrėk, viskas, baigsis šitos diskusijos. Taip, ir jeigu dar prie tos pačios pinigų temos, kaip kai kurie panikuoja, kas būtų, jeigu Amerikos nebūtų, tai dabar kaip ir United 24 tinklapis paskelbė, kad yra 700 planuojama milijardų Europos parama po rinkimų Vokietijai. Dabar dar tai apie tai neskelbė, nes nenori trukdyti rinkimam. Vokietijos užsienio reikalų ministrė Baerbock patvirtino ir davė užuominų, kad tai galėtų siekti 700 milijardų ir tai būtų įmanoma, kadangi vis tiek Europa yra labai turtinga
turtingas regionas ir dar taip potencialo savo dėl paramos Ukrainai neišnaudojus, kad tikrai nereikia savo dėti minčių, viskas Amerikos nebus pinigų, nebus nieko. Europa turi ir kai būna įspaustas žmogus, tas žmogumi jo, pavadinkime Europą į kampą, jie tikrai gali susiveržti diržus, potencialo tikrai yra ir jeigu tikrai visi supras, kad čia jau mūsų visų reikalas, visos Europos, tai... Čia tik mums reikia tik labiau suprasti, nes jeigu taip ekonomiškai žiūrint, tai Rusija kas yra? 1-2 trilijonai pinigėlių, ne? Grubiai tariant. 2 trilijonai pinigų. Ok. Kaip atrodo Amerika? 25. O kaip atrodo Europa? 16. Tai 16 plus 25 mes turime skaičių, kuris juokingai atrodo prieš Rusijos dvejetą. Tai parašykime tam Rusijai kare dvejetą, o ne bijokime ir mąstykim, kad čia nieko nėra. Aš kapituliacijos visiškos ten Europos, neįsivaizduoju tiesiog. Kitas dar dalykas, kai tarėsi Amerika kad reikia, žiūrėkit, naudingosios iškasenas pasižiūrėti, žiūrėk, gal čia fainai galima sudėlioti. Vienais vertinimais yra 2-3 trilijonai, kituose šaltiniuose yra, aš įskaičiau, kad 26 trilijonai pinigėlių yra po žeme. Turime mes ne tik tai derlingą sluoksnį, kuris maitina didelę pasaulio dalį grūdais ir maistu, bet turime dar didesnį... Jo, tuos retuosius elementus ir tai tą visą Mendelėjevo lentelę, kurią mes turime per naudingąsias iškasenas. Tai kodėlgi Europa negali tais pasinaudoti dalykais? Judam toliau? Judam. Taip, nedaug čia liko klausimėlių. Į tokius roką ir krautis jau lagaminus nesikraunam. Tai kol kraunasi, žmogus pailsėt gal nori, gal jis tiesiog šiaip važiuoja atostogų. Tada jo, šiaip padeda. Saulė, mintis atgauni šiek tiek. Važiuok, tikrai kraukis dalykus ir važiuok pailsėt kur nors. Ar NATO išliks, Amerika nusispjovė Europą, neramu, atrodo, kad Putinas švenčia. Po šito visos suartėjimo taip atrodančios medijai, tai Rusijos propaganda nėra, kad švenčia ir Rusija, ten Rusijoje jie šiaip nekenčia amerikiečių žmonės. Visa propaganda buvo dėliota, antiamerikietiškai dėliojosi, visą laiką antiamerikietiškai dėliojo. Tai ką dabar mes čia turėsim pradėti garbinti amerikiečius, kad nes su jais opa susitikome tie memsai, kuriuos Putinas bučiuojasi su Tai va tas keiščiausia, Rusijos iš tikrųjų neatsirado jokios šventės, bet pas mus atsirado Lietuvoje didžiulė panika ir baimė. Bet jo, neužstovim. Ką manote apie Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą, tai aš bent savo jau pasakiau, kad savanoriai turėtų teisę ir man čia nebūtų raudona linija, kad jei kažkas nori, kažkas turi pašaukimą, vis tiek žmogus būna treniruojasi visą gyvenimą ir negauna pakariauti realiai. Galų galiai lietuviai ir tie patys važiuoja į Ukrainą, tik tai vėlgi, mano ten keli draugai, linkėjimai jiem, tai jie kariauja. Bet žinai, kas yra kvailiausia, kaip ir pats buvai minėjęs, kad mes nesuteikėme jiems socialinių garantijų. Jie gauna tuos kelius šimtus dolerių, kuriuos kai nekariauja ir kelius tūkstančius, kai kariauja. Bet iš mūsų Lietuvos pusės jie nėra skatinami, nėra kažkokių socialinių garantijų. Tai jeigu jie neteks rankytės ar kojytės, liaudiškai sakant, tai jie neteks ir tų savo finansinių gerovių ir savo finansinių malonumų, kuriuos galėtų gauti, jeigu jie, tarkim, turėtų mūsų paramą. Tai manau, kad reikėtų pamastyti, kaip šitoje situacijoje galėtų Lietuva prisidėti prie tų karių skatinimo. Neskatinimo, o jiem padėti, nes jie grįžus bus tikrai, jiem reikės ir psichoterapeutų pagalbos, jiem reikės ir reabilitacinių pagalbos kažkokių taškų. Ir jie dabar, kaip ir žiūrėk, jie kaip ir buvo Lietuvos atžvilgių bedarbiai, tai ko jie čia, kai grįžta, kaip jie čia gali dėliotis, jų galų galia pensija nesikaupia, galų galia jiem... Vienu žodžiu, kitaip sakant, reikia pagalvoti apie tos vaikinukus, kurie daro tikrai didelius darbus. Taip. Gerai. Skubam, pabandom jau čia po to bus žmonėm per ilgai jau, žinok, žiūrėti šitą epizodą. Tai paskutinius 5 klausimėlius. Ar yra realių aiškių ženklų, kurie rodytų apie galimą grėsmę Lietuvoje artimiausių metų? Tai turbūt nėra. Ir aš tai pasitikiu, kad žvalgyba mums, jeigu ne Lietuvos, tai bent sąjungininkų. Aš tai noriu pasakyti, kad tos grėsmės jos visada yra ir jos visada buvo. Tai jos buvo nuo kryžiuočių laikų, jos buvo, kai... Kaimynai tokie. Kai tokie kaimynai. Mes turime tą kaimyną, kuris visą laiką norės mus paimti ir norės mus pasičiupti. Bet mes turime tai, ko anksčiau neturėjome. Mes neturime tokią sąjungą su kitom valstybėm, tai vadinasi, iš 4 raidžių įsiminę esam NATO.
Tai turėkime omeny ir džiaugime tai, ką mes turime, o nepradėkime bijoti, nepradėkime semti to baimių ir ruoškime blogiausiam tam, kad būtų pats geriausias scenarius. Taip, tai jeigu klausimas aiškių ženklų, tai aiškių ženklų šiuo metu nėra. Ženklų visada būna, bet aiškių. Tokių, kad jau tikrai jau Lietuvoje kažkas bus, tai aš bent šiuo momentu nematau. Jie yra gan ženklus, aš norėčiau pasakyti, kad neatsipalaiduokim, bet neapsiekim tos panikos maksimalios. Tiesiog darykime taip, tam tikrus dalykus, kad to nebūtų. Ir viskas. Taip. Kokia jūsų nuomonė apie tokią valstybę kaip Baltarusija? Nu, kokią nuomonę? Ten gyvena mano keli giminaičiai, kurie yra dabar priespaudoje. Aš pamenu, iš Štabukė kažkada buvo irgi Baltarusis. Ir Baltarusių ganėtinai jo. Ir tas pats Baltarusis, su juo gražiai sutarėm ir noriu papasakoti istoriją apie savo giminaičius, kurie gyvena Baltarusijai. Tai iš pradžių jie buvo tie, kurie rašė, kas pas juos gaunasi, kokia situacija pas juos yra. O dabar jie nerašo ir čia, kai buvo ne per seniausiai atvykusi, negaliu per daug čia įvardinti, bet tiesiog atvažiavus svečius, paklausiau, kodėl, sako, žiūrėk, aš nelabai galiu šnekėti, nes manęs per daug labai klauso. Kitaip sakant, žmonės labai absorbuoti. O jie nenori palikti Baltarusijos su visam, kol režimas ten yra. Matai, tu nežinai, kiek tas režimas tęsiasi, nežinai, tai kas ateis po Lukašenkos. Jo, bet matai, kas bus po Lukašenkos. Yra žiauri nežinia, nes tas Dzeziukas anksčiau buvo jaunuolis, dabar jis Dzeziukas ir nieks nieko nežino. Galų gale Rusija laiko Baltarusiją visiškai šalia savęs, tai yra tokia kaip valstybės satelitas, kuris saugo Rusiją atsieit nuo mūsų. Pas juos tokia yra gai teritorija. Apie Baltarusiją tai man dar labai yra skaudu, kad Baltarusijai, žiūrėk, ir savo vytį mums peršai rodo, kaip čia jų vytis. Jie rodo savo valdovą Vytautą. Jie rodo savo pilis, Naugarduko pilis ir taip toliau ir panašiai. Jie nekalba, kad čia Lietuvos pilis, jie nekalba, kad čia Lietuvos karaliai ir dar kas nors buvo. Jie nekalba apie tai, jie kalba apie tai, kad tai yra jų. Tai jie savo šalyse daro tokią propagandą, kuri yra anti-lietuviška. Jie aiškina, kad Baltarusijos senoji sostinė yra Vilnius, jeigu teko girdėti. Ir visi Baltarusijai, jeigu jų paklaustum, jie per tą propagandinę prizmę nuoširdžiai galvoja, kad Vilnius yra jų sostinė. Tai vat, turėkime omeny, kad mes turime tokią kaip ir tiksinčią bombą, nesvarbu, nekalbu apie tiksinčią realią bombą elektrinę, aš kalbu apie realią bombą, kuri yra žmonių galvose. Tai mes kaip ir turime draugą, su kuriuo gaila, bet neturime tokių gražių santykių dėl geopolitinių reikalų, bet mūsų mylėjai istorikai tikrai švieskite mūsų daugiau visuomenę tam, kad mes suprastume, kokioje mes esame situacijoje ir kieno galų gale tas vytis yra. Ir daugiau diskutuokime apie tai. Daugiau diskutuokime, kad mes esam faini, o ne tik tais Baltarusija ateina ir aiškina savo sakinius. Aš kai manęs nieks nesėja, aš kitokią šiek tiek nuomonę turiu, kad pilnai užsidaryti. Nu, nebent VSD vadovas sako, kad mes negalim patikrinti visų. Praėjusi valdžia, inovacijų ministerija mums siunčia Baltarusius gaujom, nes mums pasirodo reikia ten, nežinau, kad ten geriausi specialistai gimsta. Tuo pačiu metu Krašto apsaugos ministerija rengia planus, kaip atmušti puolimą iš Baltarusijos, kol per kitas duris per galinės mes savo leidžiamės, prisileidom bet kokį kiekį, VSD vadovas sako, mes negalim nieko padaryti ir viskas ateina nuo politikų. Tai politikai priima sprendimus ir didžiausi mūsų profesionalai, žvalgybos ten negali patikrinti kiekvieno. Tai dabar tokia situacija turi ateiti dabar šita nauja valdžia. Turi pareigoti kiekvieną Baltarusą, ten, nežinau, per mėnesį pristatyti ar migracijos departamentui, kad ištirtų, atsakyti visus klausimus. Kiekvieną turi patikrinti, nes man šitas dalykas labai nepatinka ir jeigu mes per vienas duris čia mums reikia jų labai, nors aš tam nepritariu, per kitas duris darom planus, kaip su jais kovosim, o jie jau čia viduj. O mes darom planus, kaip jų per sieną neįleisti, arba tų, kas ateis iš jų šalies. Tai man šitas juokinga ta karuselė, tai tiesiog tokia būtų nuomonė. Ir 3 klausimėliai. Ar realu, kad Amerika savo kareivius išves iš ES narių, ar tai tik gąsdinimai? Amerika turi 80 beveik tūkstančių kareivių. 7-8. Didžioji dauguma yra Vokietijoje. 37. Jo, tai gerai pasiruošiai. Jo, tai čia šitas dalykas yra labai, tarsi turėkime omeny, kad tai yra daug hebros. Ir ta hebra, kad jūs suprastumėt, koks dydis, tai yra
Panevėžys, manau, aš toks. Nu, maždaug tokio dydžio miestas kaip Panevėžys, va tiek yra Amerikos kareivių Europoje. Jeigu jie išves kokius 5 ar tai 10 tūkstančių kareivių, kurie pagrasins, kad čia mes atsitrauks, jie padėlios tik tais tam, kad aš manau, kad jie padėlios tam, kad Vokietija padidintų savo biudžetą karo pramoniai ir savo krašto apsaugai, nes patys vokiečiai neseniai peržengė tik 2 procentų ribą. Kai mes kalbame apie 3, 4, 5, 6, vokiečiai pražengė tik ne per seniausiai tos 2 procentus. Tai aš manau, kad tą kareivių kiekį jie panaudos tai, kad mes išves kokius 1000, tarkim, kils vėlgi tos antraštės, ažiotažas, visi susirūpins, gilus pranešimai iki begalybės, bus Makrono sukvietimas Hebros, kad žiūrėkite, ateikite pas mus, dar pasidėliokim ir žiūrėkim, ką mes turėsim. Amerikiečių, tarkim, 1000 koks ar 5000 iškeliaus, tarkim, iš Europos, bet ateis naujų kareivių, nauji pasiruošimai bus tų pačių europiečių, kurie norės kariauti ir tą hipotetinį 1000, kurį aš manau, kur, tarkim, išvestų, kad yra amerikiečiai, ateis keli tūkstančiai naujų kareivių. O kam jiem praras įtaką Europai? Jie irgi išvedė kitas karius, klausimas, taip. Įtaką Čia, praras savo. aš manau, kad čia jie nori visur būti, Amerika nori visur dalyvauti. Svarbiausiuose taškuose visada būti, kad jų karių būtų, kad nuo jų kažkas priklausytų. Tai dabar irgi vėl kūrė ten daug laiko, dabar praras įtaką. Ir liks tik savo Amerikoje. Ir mes turėkime supratimą, kad mes esame amerikiečių, grubiai tariant, visam pasaulyje turbūt bene geriausi draugai, kuriais gali... Danai irgi geriausi draugai. Danai irgi geriausi draugai jo. Bet turėkime omeny, kad jie mus purto, Trumpo politika daugiau purto, ne amerikiečių, o Trumpo politika purto mus, bet jinai mums padeda atsigauti, neužmigti ir judėti į priekį. Taip, nes jau sakau, buvo tikrai stagnacija. Gėdinga stagnacija. Taip, ir... Kaip, Karol, nebei būti taip arti fronto linijos arba keliauti į tokias šalis, kur negalioja žmogaus teisės? Po 2 dienų skrendu į Iraką. Tikrai saugis šalis? Aš esu už tų žmonių, kurie, kaip galiu pasakyti, jeigu tu būni Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje 20-30 kartų, man tenas nevilioja manęs. Man vilioja. Tai dar tave vilioja. Padėliuką pažaidė prie jūros. Manęs jau nebevilioja. Aš visą gyvenimą esu tas žmogus, kuris nori pamatyti kažko kitokių dalykų ir kitokių spalvų ir kitokių prieskonių sudėlioti. Tai man Somalija pašaudyti iš automato prie karinių bazių, ar Afganistane su talibais bėgioti ar žaisti futbolą, ar važiuoti į karo zoną tikrai nėra baisu ir aš... Niekada nepagalvoji, važiuodamas, kad nebegrįši? Man buvo viena mintis kilusi prieš kelias misijas, kai aš važiavau su jaunaisiais TSPMI studentais, nes aš galvojau, kai jie įpylė vietoj dizelinio kuro, linkėjimai Hebra, vietoj dizelinio kuro benzino ir panašių dalykų jie pridarė, aš galvojau, tada aš tikrai galiu negrįžti, nes su šita Hebra tai mes grimsim labai toli. Bet viskas gerai baigėsi, grįžau, esu čia. O kitas dalykas, kai aš ir gavęs ir vienam kitam susišaudime teko būti ir artilerija sprogo ne per toliausiai, nežinau, aš kažkaip galvoju, kad šią akimirką, šiame istorijos etape darau dalykus, kuriuos noriu daryti ir aš manau, kad aš esu tavo istorijos pusėje, teisingoji pusėje ir aš noriu tą dalyką daryti ir padaryti. Todėl aš tikrai nebijau važiuoti, tikrai esu atsakingai žiūrintis į tą dalyką ir žiūrintis su savo gauja savanorių, kuriuos vežuosi, kurie būna ir kurie eina iš paskos man ir aš dažniausiai būnu tas... Jiems sakau, Hebra, neklausinėkit, nenoriu visiems sakyti, kur mes būsime po valandos 2, bet jūs būkite saugus, būkite ramus. Kai reikės, jūs gausite lemenį, kai reikės, aš jūs nuvešiu ten, kur reikia. O jeigu važiuosime jau į tikrai tokį tašką, kur labai labai jau tenais bus pipėts, liaudiškai sakant, tai aš jūsų dar paklausiu, žiūrėdamas kiekvienam į akis po kelis kartus, ar jūs tikrai norite ten važiuoti. Nes kai mes važiuodavom, aš pamenu, į Česivjarą, Svetogirską ar tą patį Pokrovską, tai aš visada savanorių paklausdavau, ar tu tikrai nori važiuoti su manimi į tuos taškus, nes ten jau šiek tiek yra pavojingiau, ten yra šiek tiek šilčiau. Tai viskam reikia turėti šaltą protą ir
Ir turėkime omeny, kad ten ukrainiečiai, ten kareiviai, jie gyvena ir jie ten leidžia savo dienas. Todėl mes galime nuvažiuoti pas juos, jiem įteikti tai tiesiai į rankas, jie bus laimingesni, jie gaus mūsų palaikymą ir viskas bus gerai. O į tokias šalis kaip Afganistanas tu samdais kažkokią asistentą ten vietinį, kuris tau... Tai visadagi būna gidas, vedlys, kuris aš pats Net nebūna, kad visiškai vienas būni ir ten eini pavojingiausia. Žinoma, kad ne. Tai yra. Būna tas, žinai, turėkime omeny, kad mes stereotipais gyvenam. Jeigu pasakysi, kad varau į Afganistaną, tai visiems atrodo, kad tu varai į kažkokį pragarą. Ne, tikrai ne. Aš mačiau iš tavo istorijų, kad ten pakankamai, Mastai vienaip, o yra iš tikrųjų visai kitaip. Aišku, keista, kai žmogeliukai visi su automatais tokie apšiūrė vaikšto, bet... Jo. Šiaip geriausias dalykas buvo Afganistane, aš pamenu, trumpai labai pasakysiu, kai aš sugalvojau, nes aš turiu tokį fetišiuką minę, kiekvienoje šalyje pabėgiot. Nu ir aš tai vienu žodžiu į savo stravą įsimetu, kad aš pabėgioju. Tai va aš bėgioju ir man kas pusę minutės kažkas prieidavo, sako, gal tave pavežt. O po to supratau, kad tiesiog per visą miestą visi ten siuntinėjo informaciją, sako, Kabulė yra kažkoks keistas, kuris bėgioja. Tai visų pirma, negalima su tai šortais bėgioti. Ir šiaip nieks ten nebėgioja, nieks ten nesportuoja viešai. Tai aš padariau savo tą 10 km žingsnį. Ir viskas, padariau, ir viskas, ir baigės. Okay. Nepyk už nuomonę, bet man tu, jei aš būčiau iš Afganistano, būtų panašus į Amerikos agentą. Aš daug kuris kažką nori sužinoti. Keistas bičas, aš turbūt ir atrodau kai kam, kaip ginklų priekeivis. Tai aš džiaugiuosi, kad jie tavim pasitikė visi, kad tu nežinai. Visada su šypsena žiūriu į situaciją ir visą laiką reikia judėti, nes nesukti savo galvos. Okay, tai ir paskutinis klausimas šitas. Žmogui, kuris man jį parašė, pasakiau, kad neskaitysiu, nes nereikia kažkokio sugedusio telefono mums platinti, bet čia iš dviejų dalių. Pirmas tai apie 100-150 tūkstančių karių Baltarusijoje, apie kuriuos kalbėjo Zelenskis, kad Zapadas vyks vasarą Baltarusijoje. Ir visi klausimai tokie, kad Zelenskis pasakė, kad galimai puls mus iš ten. Bet aš dabar paskaičiau tikslę citatą, ką Zelenskis taip jis pasakė, kad ten bus 150 tūkstančių karių ir Zelenskio citata dabar. Tai lygiai tas pats, kaip jie dislokavo karius prieš plataus masto invaziją į Ukrainą. Ar šios Rusijos pajėgos Baltarusijoje yra tam, kad užpultų Ukrainą? Galbūt. O gal ir ne. O gal jos skirtos jums? Priminsiu, kad Baltarusija ribojasi su 3 NATO šalimis. Ji tapo Rusijos karinių operacijų tramplinu. Tai 3 NATO šalis, mes, Latvijai ir Lenkai, bet Zelenskis taip nepasakė, kad čia jis jau būtinai puls. Jis atrodo, kad visų pirma mano, kad į Ukrainą gali įsiveržti, bet man tai klausimas, iš kur jie ten paims tų 100 tūkstančių karių, jeigu... Iš pafronties turės nuimti. Bet tai tada jų nepasieks savo tikslų pafrontėje. Ukrainiečiai galės kontratakuoti. Bet jei jie dabar galėtų atitraukti 100 tūkstančių karių, tai jie juos siūstų į Kurską, kur ten jiem gerai nesiseka ir norėtų atsigrąžinti savo teritoriją. Bet kodėl jie dabar turėtų, aš nelabai šitų tikiu pasakymų, kad jau bus... Turiu čia tokią nuomonę apie tą Zapadą, nes Zapadas tai vyksta pastoviai, ten visą laiką tos pačios temos, kad jau čia puls, užpuls. Netoli mūsų. Jo, čia tuo į druskininkus atvažiuos rusiškas ar baltarusiškas tankas. Tai turėkime omeny, kad yra tikrai kariuomenė Baltarusijos, kuri, kad ir kokia jinai bebūtų, bet jinai yra. Kitas dalykas, Zelenskis teisingai daro tai sakydamas, nes tam, kad vėlgi mūsų smegenys supurtytų. Ta pati. Aš norėjau tavęs paklausti, ką tu darytum, jei būtum jo vietoj ir tau visko trūktų. Dar daugiau turbūt dar tu norėtum kitus supurtit, kad gali pas jūs ateiti, jeigu jūs nepadėsit, nesijungsit su mumis. Taip, tai jisai sako tos dalykus pagristai ir jisai, turėkime omeny, kad jisai kaip robotas dirba 24/7 ir tuos 3 pastaruosius metus, 3 su viršum metus, jisai dirba ypatingai labai daug, nes jam reikia savo šalį kelti, visų paramą sutraukti į savo šalį, mobilizuoti savo žmonės, nes galų galiais jo populiarumas tai krenta. Ir visi čia tuos dalykus daro, čia tiesiog jis labai teisingai viską sako ir vis teisingai daro, nes tam, kad mobilizuotų mintis ir žmonės ir tą paramą į savo pusę. Tai va, ir antra klausimo dalis,
kad ką mes manom apie iškirstą mišką technikai, kuris matomas iš Jurbarko pusės Baltarusijos link. Pasitikslinau, iš kur tokia informacija. Tai nepatvirtintas faktas. Bandžiau ieškotis live satelitinių nuotraukų, bet nepavyko rasti, o kalbos iš draugo, kad neva žmonės pasilipę ant aukštesnių namų stogų, jo kertamas ruožas tarsi miško iš Baltarusijos pusės. Tai aš norėčiau tam bičiuliui, kuris tai visą tai matė, palipėti iš Baltarusijos pusės ir gerokai aukščiau palipėti ir pamatyti, kad pas mus tas pats vyksta. Toj Rūkloj, toj pačioj kertami medžiai, Rūdininkų teritorijose. Ne tik Rūkloj, bet kur Labanoro gyriai. Tiesiog medienai. Medienai ir kitas dalykas, tenais pas mus bus kariniai didžiuliai miesteliai, kurie gimsta, kurie pas truputį judinasi, tenais tie miškai yra iškertami. Ne, čia Baltarusijos pusė. Baltarusijos pusė. Tai aš noriu pasakyti, kad... Jie medienos trūksta tiesiog. Jie medienos trūksta, bet kitas dalykas, pas mus irgi tas pas vyksta, nes mes... Bet mūsų pusėje dabar šiuo metu darysis didžiuliai kariniai miesteliai, kurie bus... Mūsų pusėje. Kurie daug naujų kariukų tenas priims ir ten bus kariniai miesteliai, kurių dėka mes jausimės saugesni, negu kad buvome vakar. Tai turėkime omeny, kad smagu žiūrėti, ką Baltarusija veikia, bet pažiūrėkime, ką ir mes patys veikiam. Ir mes tikrai nemažai veikiam tam, kad atgrasyti priešą. Taip ir turbūt čia VSD vadovai galim pasiūlyti, kam sako, resursų trūksta ir žmonės ant stogų lipa, stebi Baltarusiją ir viską pratariok, tikrai daug žmogus mėgsta pasivaikščioti. Tai tokių, jeigu naujienų išgirstat, neplatinkit jų, tai dažniausiai būna tokie visiškos fake news, sugedęs telefonas, aišku, kažkas pamatė medį nukirstą, tai tikrai nereiškia, kad ten tankų trasa daroma važiuoti Lietuvą. Tai va šituo gal linksmų klausimų, manau, visai smagiai pakalbėjom. Ačiū tau. Dėkui. Tai gero kelio New York'e. Tau gero kelio Irake. Dėkui. Ir lauksim iš žmonių feedbacko kažkokio. Tai jeigu visai įdomi jums susiklausė, parašykit komentarą kažkokį ir pagalvosim su Karoliu. Jeigu buvo įdomu ir norit paklausyti kitom temom, manau, mes galim pakalbėti ir apie Gazos ruožą, apie Izraelio ir Hamas visas tas subtilybės, apie kitus karštus taškus, apie Lietuvos tą pačią, nežinau, politiką. Jeigu norite dar labiau paklausinėti apie Ukrainą tą pačią, kur pastovi važiuoja. Tikrai daug turim ką papasakoti. Tai čia tos informacijos yra tiek, kad čia galima klausyti. Tai jeigu įdomu, būdam, jeigu neįdomu, skirstomės. Taip, tai lauksim jūsų atsiliepimų ir ką? Dar kartelį po pitaką ir einam namo. Einam.